Tai reali profesija ar labiau egzotika visiškai tampa? Tai yra egzotika. Nelaikau savęs tik iliuzionistu. Kai aš galvoju apie savo kolegas, Quentinas Tarantino, kuris yra filmų kūrėjas, pasakotojas. Kristina Sabaliauskaitė irgi istorijų pasakotoja. Mes visi esam savo gyvenimo istorijos pasakotojai. Aš pirmą kartą pamačiau magą ir jis traukė iš oro pinigus ir pagalvojau, čia yra darbas, kurio aš norėčiau. Tiesiog gavos taip, kad 7 metų jau pasirinkau profesiją ir aš nebelabai ir norėjau kažką keisti. Pats esi sakęs. Ir tie dalykai, kurie yra nepakankamai gerai, yra gerai. Good enough yra teorija, bet aš nesijaučiu tai. Klientas sako, mes norim šou, bet nenorim vieno dalyko. Fuck, aš susinervinu. Ir aš žinau, kad tas dalykas labai didžiulę pridėtinę vertę mano šou duotų. Jūs esat geras ne tada, kaip viską gerai padarot, o kai yra kažkokios tai problemos ir kaip gerai jūs įsisprendžiat. Rašaus kaip iliuzionistui, bet po to pamačiau, kad yra filosofija, psichologija. Šitas pokalbis žiauriai bus. O galbūt kažką pasklausysis mūsų pokalbio įkvėps. Sveiki, mielieji. Čia ta vieta, kurią dažniausiai praskipinat. Čia, kur turinio kūrėjai prašo kažkokios jūsų paslaugos, kad pakeltų savo turinį. Neišimtis ir mes. Norim paprašyti jūsų bent vieno iš 3 dalykų. Pirmas dalykas tai galėtų būti like paspaudimas, antras galėtų būti prenumeratos paspaudimas, o trečias galėtų būti komentaras po šituo video. Visi tie dalykai parodo, kad mūsų kuriamas turinys jums įdomus, taipogi padeda YouTube'ės algoritmams mus iškelti į viršų ir parodyti dar daugiau žmonių. Taip kanalas auga ir to pasakoje mes galime pasikviesti vis įdomesnių svečių, kurie pasidalina savo istorijomis ir žiniomis su jumis. Ačiū iš anksto, jau padarysit bent vieną iš 3, o dabar linkiu jums gero klausimo. Mantai, kaip prisistatai, kai tavęs paklausia, kuo tu užsiimi? Labas. Kai aš prisistatau, kai manęs paklausia, kuo aš užsiimu. Labai keistas dalykas, kai tavo darbas yra toks, kur dažnai labai nereikia prisistatinėti. Ir tas klausimas nebūna, kuo tu užsiimi. Klausimas, kurį aš dažnai girdžiu, gal 100 eurų ištrauksi, o bus šiandieną triušis. Kai aš esu kokioje nors situacijoje, kur man reikia pagalbos ir aš prašau, jūs galėtumėt, nežinau, va šiandien važiuojant, ar galėčiau užsisakyti juodos kavos. Sakau, kavinėje ten dirba tokia jau moteris, mano kaimukį, jinai sako, jūs išsiburt negalit. Ir tai va tie klausimai yra kur kas dažnesni. Būna įvairiai. Aš taip tiesiogiai ne visada atsakau, nes aš nesisieju savęs tik tai kaip iliuzionisto. Šiaip aš esu iliuzionistas, man tas Wizard yra mano brandas, kuriam atidaviau visą savo gyvenimą. Bet aš nelaikau savęs tik iliuzionistu. Kai aš galvoju apie savo kolegas, mano kolegos yra Quentinas Tarantino, pavyzdžiui, kuris yra filmų kūrėjas, pasakotojas. Kristina Sabaliauskaitė, rašytoja nuostabia, aš manau, viena genialiausių pastarojo šimtmečio rašytojų Lietuvos. Kristina Sabaliauskaitė irgi jinai yra istorijų pasakotoja. Ir dažnai verslai irgi. Tai yra ne tik tai apie brandą, tai yra ne tik tai apie produktą. Mes visi esam savo gyvenimo istorijos pasakotojai. Ir psichologijos mokslas apie tai dažnai kalba, kad labai svarbu yra ta istorija, kurią mes patys savo apie save pasakojam. Ar mes esam herojus, kuris yra nuskriaustas, ar herojus, kuris yra laimėtojas. Ar herojus, kuris tik patyrė pralaimėjimą, ar herojus, kuris tik gavo įdomią pamoką tam, kad sužydėtų ir atrastų save. Tai vat, aš taip į save ir žiūriu, aš save laikau entertaineriu. Mano didžiausias pašaukimas, didžiausias džiaugsmas, didžiausia laimė yra tai, kad aš galiu savo menu džiuginti, o mano mene yra visko, ir magijos, ir stand-upo, ir teatro, ir filosofijos, ir taip toliau. Bet į tą klausimą aš atsakau, kaip man šauna. Aš įvairiai, aš esu kažkada atsakęs, aš prekiauju Biblijom, kažkada esu atsakęs, kad aš tiesiog dovanoju žmonėms džiaugsmą. Kažkada sakau, aš esu žmogus, kuris daro kitus laimingais, ir man viena mergina sako, tai jūs plastikos chirurgas. Nes jai galbūt kažkas labai aktualaus buvo tame. Tai taip, bet kai tai yra renginiai ir filmavimai, aš prašau, kad mane pristatytų kaip iliuzionistą, kartais brūkšnelis renginių vedėjas, Mantas Wizard. O kaip tavo gyvenime atsirado magija? Atsimeni pirmą kartą, kai su to susidūrei? Atsimenu puikiai, taip kaip tai būtų įvykę vakar. Aš savo pirmąjį mago pasirodymą pamačiau mokykloje. Ir man buvo 7 metai. Ir mūsų atvedė mokytoja
pirmokėlius, žiūrėti magijos pasirodymo ir aš sėdėjau pirmoje eilėje. Ir aš labai mažai atsimenu iš to pasirodymo, tik tai tiek, kad atsimenu tą sėdėjimo jausmą, atsimenu tą pirmąjį triuką, kai jis pakviečia mane į sceną ir man iš už ausies ištraukė kortų malką. Ir tas buvo toksai wow dalykas. Man atrodo, kad jis tai padarė triuką, kai iš šampano kibirėlį, iš oro traukė monetas. Ir aš visada pasakoju tai kaip stand-upinė istorija, kad aš pirmą kartą pamačiau magą ir jis traukė iš oro pinigus ir pagalvojau, čia yra darbas, kurio aš norėčiau. Tik tada nežinau, kad tai yra daugybės metų praktikos rezultatas. Ir mane taip sužavėjo, kažkas mane sužavėjo ir patraukė. Ir yra dvi versijos, nežinau, kurią pasakyti, tą, kurią visiems pasakoju, ar tą, kurios dar niekam nepasakoju. Tai istorija, kurią visiems pasakoju, tai jinai ir iš tikrųjų tiesa, aš pamačiau mago pasirodymą ir mane kažkuo užbūrė tas menas, tas wow efektas. Man visada patiko filmai, man visada patiko fantastiniai filmai, man patiko dalykai, kurie yra virš realybės, kad gyvenimas rodo, kurie rodė, kad gyvenimas yra kupinas paslapties, netikėtumų, wow efekto, kažkokių mistinių dalykų, kurių mes negalim pažinti. Ir magija mane užbūrė ir aš tas pats vaikas likau iki dabar ir juo tiesiog norėjau būti. Bet kita versija, žinai, apie kurią aš galvoju, ta, kad aš esu labai ištikimas žmogus ir aš jaučiu didelę pagarbą autoritetam. Ir aš labai gerbiau visada ir mylėjau savo senelius, aš gerbiu ir myliu savo tėvus, aš esu ištikimas labai savo draugam, tėvyniai, aš esu labai pastovus žmogus. Ir man atrodo, kad tiesiog gavos taip, kad 7 metų jau pasirinkau profesiją ir aš nebelabai ir norėjau kažką keisti. Ir likau ištikimas. Tai yra 2 variantai. Aš manau, kad tiesiog mes vienas kitą atradom. Bet jeigu anksčiau buvo sakoma, kad kunigas, daktaras, mokytojas turi turėti tai, kas yra vadinama mistiniu žodžiu pašaukimą. Aš manau, kad pašaukimą bet kuriai profesijai reikia turėti. Net ta moteris, kuri šiandien man darė kavą, aš iškart galėjau pasakyti, ar jinai džiaugia savo darbu, ar jinai mėgaujas tuo bendravimu su žmonėm, ar jinai įdeda dalelę širdies tame, ką daro. Nesvarbu, kiek tas darbas yra reikšmingas, nereikšmingas, prestižinis ar neprestižinis, nesvarbu. Tai apie tai dažnai labai susimastau dabar, kad visgi pašaukimas reikalingas kiekvienam iš mūsų ir tos meilės ir to širdies įdėjimo. Dėl to net atėjimas į podcastą, tai irgi yra mano darbo dalis. Ir mano tikslas yra, man nebereikia reklamos. Man nebereikia, aš neturiu dabar renginių ar kažko, kuriuos reikia pušinti, kad štai pirkite bilietus, nes labai daug žinomų žmonių eina į viešumą tam, kad pareklamuotų kažkokius tai dalykus. Šiuo atveju aš galvoju apie tai, kad aš kalbu apie savo autentišką patirtį, bet aš galvoju, o galbūt kažką visiškai nesusijusiu su magija, kas klausysis mūsų pokalbio, įkvėps. Galbūt dalykai, kurie man jau yra praeitis, kažkam yra ateitis ir kažkas kažką įdomaus ar vertingo galės pasimti, ką galima daryti, o gal kaip tik, ko nereikėtų daryti. Nes kartais atrasti, kas ne mano ir kas man netinka, yra lygiai tiek pat gerai, kaip atrasti, kas tau tinka. Kartais, aš manau, iš viso išmokti mėgautis dalykais galima tik pakeitus požiūrį. O tą patį kavą darėm. Mes su Elgiu Kriščiūnu turėjom prieš tai pokalbį, kuris čia mums kalbant realiai išeis, bet ir mes kalbėjom, kur, pavyzdžiui, yra pardavėjai, kurie labai nelaimingi skanuoja, tiesiog prie kasos duoda, žinai, ten praeini ir ačiū viso gero, 5 eurai bus ir išeini. Ir yra kiti, kurie švyti žmonės. Bet aš galvoju, gal ne tik pašaukimas, bet ir tas vidinis požiūris, tas išsilavinimas žmogaus, gebėjimas pamatyti bloguose dalykuose gėrį ir panašiai, arba sunkiuose dalykuose išvelgti, kad arba aš einu į dieną ir praleidžiu ten 8 valandas atkalu ir varau namo, arba aš ten nueinu, pabendrauju, susitinku su kažkuo, man ten kažką papasakoja, kažko išmokstu ir taip toliau. Manau, kad požiūris yra labai dar svarbus, kaip mes einam per dieną ir svarbus, kaip pasirenkam, nes šiek tiek gal bijau, kad gali būti iškreipta, jog žmonės galvoja, kad visi čia dabar turi savo hobį paversti savo darbą. Aš manau, kad galima išmokti mėgautis darbu. Su tuo norėjimu hobį paversti darbu staiga, kad sukurti startupą fenomenalų, padaryti kažkokį tai fantastišką rezultatą, kaip uždirbti lengvai milijoną, rasti tą kelią ir taip toliau. Aš galiu jūs užtikrinti.
aš jau daugiau nei 25 metai esu šou biznėje. Aš esu matęs žvaigždžių, kurios pakilo iš nieko ir tapo fantastiškais atlikėjais. Esu matęs žvaigždžių, kurias jūs jau esate visi pamiršę, kurios kažkurio momentu buvo labai sureikšminusios ir dėmesio centre. Esu matęs ir turtingų, ir garsių, ir sėkmingų žmonių. Tikrai nei tie milijonai, nei šlovė, jau tikrai ne, nei populiarumas, nei followeriai net neš nei laimės, nei vidinės ramybės, nei džiaugsmo. Tiek laimė, tiek mokėjimas džiaugtis gyvenimu yra įgūdis. Ir visa kita yra tik tai to pasiekmė ir darbo dalis. Viskas turi savo kainą. Bet kuris mitas apie bet kokį lengvą būdą įgauti gerą formą, numesti svorį, išpopuliarėti, tapti turtingu, padaryti verslą yra mitas. Jau aš kuriu iliuziją scenoje, bet visi žino, kad tai yra triukas. Bet kas prasideda žodžiu lengvas būdas ir toliau pabaikit sakinį kaip tik norit, yra tam tikra prasme melas. Tai nereiškia, kad alternatyva yra sunkus būdas. Tiesiog kartais the hard way is the easy way, kaip amerikiečiai sako. Ir aš atsimenu, kaip mano bičiulis, mes turėjom labai sudėtingą filosofijos egzaminą. Ir aš neturėjau laiko per renginius, tingėjau ruoštis tam egzaminui, bet kanto tu lengvai neįveiksi. Ir mano bičiulis, jisai 4 valandas ruošiasi špargalkę, kad jis galėtų nusirašyti per egzaminą. Aš tas 4 valandas tiesiog paėmiau ir paskaičiau tos straipsnius, kurie man buvo įdomus. Mes abu gavom 8. Ir tas darbas, kurį jis įsidėjo, jis iš vis nieko nebeatsiminė ten ir jis ėjo tuo tokiu, neva lengvuoju būdu, bet jis sugaišo lygiai tą patį laiką. Ir aš dažnai prisimenu, kad kartais tiek sėkmė, tiek laimė, tiek ta pusiausvara ir mokėjimas džiaugtis gyvenimu yra čia ir dabar. Ir dabarties akimirka yra iš tikrųjų didžiulė dovana. Ir žmonės galvo, vat kai ateis tas pirmadienis, jau aš tikrai pradėsiu sportuoti. Vat kai ateis tas pirmadienis, aš jau tikrai kažką pradėsiu. Ir tiek laikas, tiek gyvenimas eina labai labai greitai. Ir mokėti pasidžiaugti ir pabūti čia ir dabar yra didžiulis džiaugsmas. Ugdyti savėje įgūdį kartais ir pasimėgauti tą akimirką ir pasidžiaugti ir paleisti kai kurios dalykus, nesvarbu, kad mes galbūt nesam dar tame karjeros, verslo, pinigų turėjimo taške, apie kurį svajojam, meilės, nesvarbu. Kartais ta kelionė į pergalę yra tikrai lygiai tiek pat smagi ir maloni. Ir kartais tu bėgi ir sieki ir tada, čia titulas, kiek mano bičiulių, kurie yra apsigynę, pavyzdžiui, mokslų daktaro laipsnį ir sako, aš čia bėgau, gavau, ir ant vizitinės pridėjau dar ir viskas. Ir kaip tik atsiranda kažko trūksta, tai jau vieną tikslą pasiekiau, tai to pasimėgavimo kelionę, pabuvimo čia ir dabar akimirką, mums visiems labai labai svarbu išmokti, nes tai yra lygiai tiek pat svarbi, kiek tas galutinis rezultatas. Ne, aš kai rašiaus kaip iliuzionistui, bet po to pamačiau, kad yra filosofija, psichologija. Tai jau supratau, kad šitas pokalbis žiauriai bus, dabar prasme geras, nes aš pats mėgstu nukrypti šitas temas, įdomu, nes, sunku, apibrėžti kažkaip visko atrodo nevalia, žinai, nereikia, yra daug skirtingų kelių ir tų dalykų. Bet jeigu grįžtam prie tavo... filosofiją pakalbėti, kodėl neaktuali. Jeigu grįžtam į tavo tą pradžią, ar ne? Ar atsimeni kažkokį konkretų momentą, kad vat jau pradėjai link tos iliuzionisto karjeros varyti? Kai jau pradėjau eiti link tos karjeros, kertiniai momentai buvo 2. Tai pirmas yra, kad aš pradėjau domėtis tuo, rinkti medžiagą, o mano karjeros pradžioje tai interneto dar beveik, galiu sakyti, nebuvo. Magic shopų dar kažko nebuvo, kur aš galėčiau nusipirkti kortų malką ar kažkokią specialią burtų lazdelę, su kuria pirmąjį triuką išmokčiau. Ir aš radau knygyne už 5 litus pirmąją lietuvišką, aš tai laikau pirmąją lietuvišką iliuzijos triukų knygą, vadinosi Fokusai. Ir aš iš jos mokiausi pirmųjų triukų. Ir man mokykloje viena mokytoja sako, tau reikia susirasti mokytoją. Bet tai kur aš jo ieškosiu? Ieškoti kažkokio tai cirko gal reikia, kaip rasti tą mokytoją? Ir aš per televiziją pamačiau savo mokytoją, Arvydą Stonį, ir jisai kalbėjo apie savo istoriją, tai ką mes kalbam dabar, apie savo artisto kelią. Ir aš galvoju, man reikia jį susirasti. Ir aš paskambinau į LRT, 12 metų vaikas. Aišku, aš nežinau, kam skambint, man perdavė vieną numerį, tada redaktorės numerį, tada perdavė tą ir aš šiaip netaip persiskambinau, laidos vedėjas buvo vienas kunigas, Julius Sasnauskas, kuris kalbino mano mokytoją ir aš
kažkokiu būdu gavau jo numerį ir mes susiskambinom su juo. Ir jisai sako, gerai susitinkam, bet aš norėčiau pamatyti, ką tu jau moki. Aš galvoju, kaip faina. Aš nesupratau, kad yra kaip egzaminas, kad jis nori pamatyti, aš iš vis, ar aš turiu kažkokį tai talentą. Aš galvau, geras, jam labai įdomu pamatyti mano triukus. Ir mes susitikom kaviniai, mano tėtis mane atvežė 9 val. Vakaro, kur jau vaikui tai yra vėlu. Arvydas tuo metu rūkė, kavinėse prie vaikų buvo galima rūkyti, tai buvo laukiniai 97-ieji. Ir jisai sako, gerai, aš būsiu tavo mokytojas. Mano tėtis sako, gerai, o kiek kainuos tos pamokos? Tėtis, kaip verslininkas, jis klausia, okei, dirbam, važiuojam, kokios sąlygos. Arvydas sako, nieko nekainuos. Sako, aš tiesiog iš idėjos mokau, dalinuosi savo menu, skleidžiu savo talentą. Neįtikėtinos idėjos žmogus, aš nežinau kaip ir kodėl, ir net man paslaptis, reikės Arvydo kažkuria dieną paklausti, kaip jam šovė į galvą nemokamai būti mano mokytoju, ir tas žmogus iš tikrųjų nemokamai daugybę metų mane mokė, jis tapo mano iliuzijos meno, mano kaip artisto ir mano brando kelio antruoju tėčiu, nuostabiu draugu, mentorium. Aš visada sakau, kad kokį kelią pasirinktumėt, labai svarbu rasti autoriteto figūrą, mentorių, žmogus, su kuriuo gali dalintis idėjom. Antroji pusė gali būti labai neblogas mentorius. Puikus draugas gali būti geras mentorius. Žmogus, kuris nuėjęs tą kelią. Niekas nepakeis mentorystės, kur beeitumėt. Nes magijos mene, iliuzijos mene mes kartojam tą patį jau 1000 metų. Mokyklų nėra, kažkokių tai special kursų nėra. Mokytojas savo žinias perduoda mokiniui, kadangi tai yra geriausia dalis, tu gauni žmogaus jo 30 metų scenoje patirtį, jo know-how, jo matymai ir jis iš šono gali matyti, žinai, o paskui tu gali neklausyti jo arba kaip tik imti savo sprendimus. Tai vat kertinis momentas buvo tas, kad kai aš jam paskambinau, aš atsimenu, kai aš buvau 12 metų, aš buvau vaikas, aš grįžau namo ir kai jis pasakė taip, aš visą naktį neužmigau. Aš jaučiau, kad mano gyvenimas ėmė ir pasikeitė. Man nekilo klausimas, žinau, aš dabar, aš turiu mokytą. Aš visgi būsiu užaugęs iliuzionistu. Ir nepaisant to, kad dabar man atrodo, kad aš vis tiek dar mokaus. Ir kad dar tas momentas, kai aš jau būsiu pro magician, dar tik artėja. Ir tas momentas, kai Arvydas tapo mano mokytoju. Gal tik tai 2-3 kartus aš esu jautęs tą jausmą, kai aš naktį neužmigau ir jaučiau, kad mano gyvenimas kažko pasikeis. Vienas iš tų buvo naktis po raustų, kai aš sudalyvau komedijos šou, apie jį galėsim šiek tiek vėliau, kur aš galvau tiesiog, pabandysiu komediją, visada mano buvo guilty pleasure, bet aš galvau, man atrodė, kad aš, sudegsiu, bet gal nelabai stipriai, nes, tai ne mano amplua, tai ne mano brandas, tai ne mano žmonės supras. Vaibą, tie, kurie samdo, jiems reikia jautrumo, aš čia siunčiu visus ant 3 raidžių ir vadinu įsigimėliais, bet tada galvoju, kaip tą padaryti inteligentiškai, gražiai, nes tai nėra mano, aš gatvėje žmonių taip nevadinu, man labai rūpi, kad kiti jaustųsi gerai, ta empatija žmogiška man labai labai svarbi. Ir staiga aš pajutau, kad aš parodžiau kitą savo pusę ir kad tai yra mano dalis ir kad žmonės, protingi, faini žmonės visi suprato apie ką tai ir aš gavau ir meilės, ir priėmimo, ir kažkokį naują tam tikrą savo brando renesansą išgyvenau, su beproto dėkingas tiem. Bet žinai, man buvo didžiausias klausimas, kaip tai renginių vedėjas ir iliuzionistas atėjęs galėjo nunešti taip stogą visiems, kad tavo pasirodymas turbūt didžiai dalį klausytojų man pritars buvo geriausias tą vakarą. Ačiū už komplimentą. Kadangi tai yra ne sportas, tai kažkam geriausias tas, kažkam gražiausias tas, tai yra subjektyvu ir aš niekada to nedarau. Aš tikrai gavau labai daug pagalbos. Jeigu ne visi tie žmonės, kurie sėdėjo scenoje kartu su manimi, ypatingai Airidas, Mantas Grimalis, jeigu ne jie ir ne jų komanda, mano pasirodymas tiek geras nebūtų. Jie tikrai man padėjo ruoštis, jie tikrai man patarė, Mantai šitas bairis yra žemai kabantis obuolys, nes aš nieko nežinau. Aš ten pasirašiau, Airidui atsiunčiau 8 puslapius, 99%, tai sako, ne, o Dieve, šitą apie mamą braukiam, šitą paliekam, šitas per silpnas, šitas faina, tada jie sako, mes galim pasiūlyti, tu gali pridėti prie šito bairio šitą, o aš dar tada galiu ir šitą dar pridėti, o šitą apkeičiam, aš jau ten pats kažkiek, tai buvo bendras darbas ir aš visada noriu pasakyti. Tiek versle, tiek šou biznėje, kai jūs žiūrit į fantastiškai atrodantį, gerai dirbantį, spindintį žmogų, nepamirškit, kad visada
už to žmogaus dar yra komanda. Dar keli žmonės, kurie labai sunkiai dirba, kad tas žmogus puikiai atrodytų. Nuo apšvietėjo, garsisto, už viso sėkmingo verslo tikrai dar yra patarimų, atsitiktinumų, kad žmogus netyčia atsidūręs vietoje ir laiku, bet aš atsitiktinumais netikiu. Aš manau, kad tiesiog tu kuo daugiau beldi, kuo daugiau durų ir kuo labiau nepasiduodi. Persistence, kaip lietuviškai išversti? Pastovumas. Taip, Pastovumas, nepasidavimas, tikimybės čia gal labiau žaidžia šitą vietą. Ėjimas tuo keliu labai labai padeda. Tai čia tu tais tapimais, kaip America's Got Talent rodo, kur per naktį žmogus tampa žvaigždė, ne visai tiesa. Tie žmonės dažnai būna 20 metų atidainavę pabuose, kruiziniuose laivuose ir jie visada buvo semi-profesionalai. Ir staiga tiesiog tai, kad juos parodė per nacionalinę televiziją, jie staiga tapo žvaigždėm. Tai už to jau yra ta praktika. Nėra taip, kad atsibudo. Komedija man visada patiko ir kiti sako, tai čia tau pasisekė dėl to, kad magas. Bet yra labai daug magų, kurie nemoka netgi bendrauti su publika. Tai yra intravertai. Jų magija yra nebyli. Tai yra man to gyvenimo ir istorijos dalis, tai yra mano talentas ir kaip įdomu. Aš niekada jo netikėjau. Man visada buvo įdomu pabandyti komediją, bet man atrodo, komedija yra šventas dalykas. Tu turi labai daug dirbti, stengtis, tu turi labai gerą pajautimą, timingo turėti. Nes vien bairį parašyti aš to galiu patį geriausią, bet jį deliverinti, o čia prasideda linksmoji dalis. Žinai, ir išjausti, ir visa kita. Ir aš labai jaudinausi tikrai. Ir komandos, ir tai, kad daugybę metų man buvo įdomu tai pabandyti, ir kažkur kažkas galbūt Dievo duota viduje buvo mano, nes aš nejaučiu, kad tai aš. Man atrodo, kad Dievas kažkokia sėkla, Dievas perkeltinė prasme, nes aš nesu labai tikintis, bet kažkokios dar dalykai viduje susidėliojo. Ir man tai buvo labai įdomu ir patiko. Aš dabar kurį laiką nuo to vėl, nes aš dalyvau ir antruose raustuose, dabar biški nuo komedijos ilsiuos, bet aš viskai ką į telefoną pasirašau, gal vieną dieną tai gimsi dar kažkokį vieną smagų jungtinį magijos ir juokingų smagių istorijų. Būdamas tą dieną ant scenos jautės, kad viskas natūraliai tiesiog eina. Jau kai ta baimė dingo, pradėjai važiuoti. Būdamas tą dieną ant scenos aš jaučiausi, kad aš noriu greičiau namo prisigerti. Važiuoti, tai iš tikrųjų, bet ir kad ką aš čia darau, ir ta frazė, kad N mane čia pakvietė, tikrai sukos mano galvoje ir galvoju, okei, kaip čia bus, nes jie visi fantastiškai varo ir komedijos pro ir jų publika yra jų, aš niekada nesijaučiau mainstreamas, aš visada jaučiausi kažkokią nišą, kad aš kažkam kažką turiu įrodyti, kad aš visada toksai, net renginį, nesijaučiau A-listeris ir visada jaučiausi, kad turiu įrodyti, kaip, žinai, per traukėlės užpildantis tas kartais klaunas ir tas yra, nes magija niekada netrodė, žinai, seksy kaip muzika, komedija, televizijos laidų vedėjas, žinai, magas, bet aš turėjau tą tikslą, kad atnešti tokį entertainerio, ne tik ant vieno vardo savo brandą nešti ir šiuo atveju tikrai jaučiausi, kad aš labai labai jaudinaus ir kai aš pradėjau, aš jaudinausi iki pat pabaigos ir visa kita, bet stengiausi padaryti, ko būtų fainiau, nes kaip įdomu. Kai aš jau buvau ant scenos, man rūpėjo nebe, o kaip čia aš atrodau ir čia aš fainas, man atrodo, ką aš galiu padaryti, kad jums visiems, kurie žiūri šitą, būtų faina ir smagu. Ir aš tą visą dėmesį nukėliau ant publikos, čia kaip meiliai, kaip norėjau sakyti, lovoj, kai tau kad kitam žmogui būtų smagu rūpi labiau negu tau. Per 5 metus padėjau tūkstančiam žmonių įsigijant ar parduodant nekilnojamąjį turtą. Jei planuoji įsigyti butą Lietuvoje, tai yra pasiūlymas, kurio negali praleisti. Aprašyme rasi nuorodą, spausk ją, palik savo paštą ir užsitikrink vietą išskirtiniam pasiūlymui, kurį gaus tik tie, kurie bus sąraše. Kodėl verta? Įsivaizduok, kad po metų paieškų pagaliau randi butą, kuris tau tinka. Tu jį rezervuoji, o bankas pasako, dėja, paskolos nesuteiksime. Visa svajonė griūva vos per kelias minutės. Bet problemų gali slypėti gerokai daugiau, ne tik su banku. Kad taip nenutiktų, sukūriau aiškę 20 žingsnių sistemą, kuri žingsnis po žingsnio parodys, ką daryti, kad buto pirkimas Lietuvoje būtų greitesnis, pigesnis ir be streso. Jie atskleis klaidas, kurios dažniausiai žmonėms kainuoja tūkstančius ir padės tau jų išvengti. Bet yra vienas bet. Jeigu lauksi iki oficialaus starto, labai tikėtina, kad jau būsi pavėlavęs. Todėl užsitikrink vietą dabar. O nuo vaikystės norėjai būti scenai? Būt šitą dalim. Čia pašaukimas kažkoks natūralus, ar pradėjai bandyti ir vis išeiti ir galvojai, o, faina, prisijaukinai tai?
Čia yra įdomu, yra toks posakis, kad, žinai, sveiko proto žmonės nenori būti scenoj ir nenori būti žinomi. Tik tie, kuriem truputį trūksta meilės arba turi perteklinį narcisizmą, nori būti scenoje, nori būti žvaigždės. Aišku, aš manau, kad tai yra perdėta, yra žmonių, kuriem tiesiog duota, kurie puikiai jaučia scenoje, kurie nėra nei narcizai, kurie tiesiog yra talentingi žmonės, turintis kažką ar ten. Bet kokioj srity, nepamirškim, kad anksčiau celebričiai buvo meno, ten sakykime, žmonės arba aristokratai, dabar celebričiai gali būti bet kas, nekilnojamo turto atstovas, gali būti žinomas brendo atstovas, plastikos chirurgas gali būti žinomas ir žvaigždė ir tuo pačiu. Dabar celebrity ta erdvė yra labai labai prasiplėtus ir gali bet kas. Netgi iš tikrųjų mes turime ir kasininkų, kurios yra žinomos ir celebričiai. Aš jaučiausi scenoje visada gerai. Ir man tikrai patiko tai, ką aš dariau. Aš jau mokykloje vaidindavau, eidavau į sceną, vesdavau renginius, kurdavom spektaklius, aš pasirodydavau su savo triukais. Aš jaučiausi gerai ir man iš tikrųjų labai labai patiko tai, ką aš dariau ir aš jaučiau visada tam kažkokį tai pašaukimą ir man patikdavo entertaininti žmonės. Scenoje nuo vaikystės tą jaučiau. O čia negali būti va tos irgi dalies pasitenkinimas, kad, žinai, kitiem faina ir tu jauti, kad kažką gero padarai ir tą tokį vidinį ego pamaitinį. Nes ego gali būti ir gerai, ir blogai, nu ta prasme. Problema ta, kad tame problema viena yra. Aš iš tikrųjų labai bijau scenos. Ir aš iš tikrųjų jaudinos, tą gali patvirtinti mano komanda, visi, kas yra kada nors dirbę su manim, tiek organizatoriai, tiek dar kažkas. Aš iš tikrųjų jaučiu jaudulį kiekvieną kartą eidamas į sceną. Ir iš tikrųjų tai man kainuoja nemažai energijos. Yra žmonių, kurie organiškai, aš turiu bičiulių, kurie beveik nesijaudina eidami į sceną ir jiems yra, hei, žiūrėkit, aš fainas, come on. Ir jiems iš tikrųjų tas ego žaidimas ir jie puikiai, tarp kitko, ir dirba, bet tai nėra mano kelias. Aš tikrai susikaupt turiu, aš turiu pasiruošti, aš turiu apgalvoti, renginio dieną aš jau esu tame renginyje ir kaupiuos ir jau esu toje energijoje. Ir čia man yra faina, kad mano menas ir įdėtos daugybės metų ar mėnesių pastangos palieka žmonėm efektą. Man be galo patinka vesti renginius. Man didžiulė garbė ir džiaugsmas, kai mane pakviečia pasirodyti arba vesti vestuves. Vienas svarbiausių gyvenimo dienų du žmonės, kur tai yra apie juos, apie jų meilę. Tai nėra apie tai, pažiūrėkit, koks fainas aš. Tai ne mano bilietinis koncertas. Aš esu tik tas, kuris atneša pramogos svečiam, tada aš galvoju, kaip triukus pateikti per meilės temą. Kaip to žmonės sukonektinti. Aš matau kiekvieno svečio akis. Aš matau vieną svečią, kuris, pavyzdžiui, yra šiek tiek padauginęs ar kuriam neįdomu ir aš nervinuosi ir galvoju, ką padaryti, kad jam būtų smagu. Tai čia yra labai daug dalykų. Tai yra people pleasingo momentas įsijungia, kurį, pavyzdžiui, kasdienybėje aš ne visada jaučiu, bet kai esu scenoje, aš jaučiu. Įsijungia dar kiti dalykai. Tai yra tam tikra prasme narkotikas. Tokio tipo žmonėm, kurie myli sceną ir daro. Tai yra mano drivas. Bet kas yra įdomu, ir pasakysiu visiems, kas turit bet kokią svajonę, ar bet kokį darbą, kurį mylit ir siekit. Turėti savo pašaukimą, mylimą veiklą, svajoti, eiti savo jau tikrai keliu, kokia profesija tai bebūtų. Net nuo buhalterinės apskaitos iki duobių kasimo. And anything in between. Yra fantastiška jausti, kad tavo darbas tau patinka ir tu nuo jo kaifuoji. Bet visada bus dar viena kaina. Kai tu dirbi mylimą darbą ir įdedi daug savo širdies, tu kur kas skaudžiau reaguoji į kritiką. Kai man visiškai vienodai, ką jūs galvojat, kaip aš laikau šitą stiklinį ir kaip aš ją geriu, tai man ir ta kritika eina per viršų, praskrenda. Bet kai tu iš tikrųjų myli, kai tau iš tikrųjų tai yra brangu, kiekvieno ar kliento, ar žiūrovo kritika, nesvarbu, kad gal jisai susiraukė sėdi dėl to, kad jis prieš 10 minučių su žmona susipyko. Ar ten dar kažkokie dalykai, ar kad jam ta mišrainė staiga stovi gerklėje, bet tu priimi ir galvoji, galbūt su manim kažkas negerai. Tai yra ta kaina. Ir tas noras patikti, jūs pažiūrėkit, dažnai artistai, bet ne tik artistai, aš manau, bet kurie vadovai, bet kurie žmonės, kurie iš tikrųjų rūpinasi savo darbu, dažniausiai turi dvi laikysenas. Arba atrodo, kad jiems visiškai nerūpi, jie turi tokio, galima keiktis. Tai, ką žmonės vadina pochuizmu, abejingumu, to tokiu naglu, okei, gerai, čia važiuojam, darom. Arba jie turi tą tokį begalinį norą rūpestį kliento ar kažko. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, kaip performina Celine Dion.
iš jos eina. Nežinau, yra daug atlikėjų, va, tokie, Katažina tą turi, Irūnas su Jampolisku tą turi. Tas toksai sprokstanti energija, kur atrodo, va, aš viską atiduodu jums. Yra žmonės, kurie enigmatiški, pavyzdžiui, Selas, jis yra čia ir dabar. Ir jūs atėjot, aš vertinu, ar aš noriu jums dainuoti ar ne. Džiazu, jis yra magnetinė, džiazu yra čia ir dabar. Visa energija ir magija vyksta, vat kažkur čia ir jinai traukia. Ir taip yra su daug žmonių, kurie atlieka bet kokią ar verslą, ar paslaugą, ar kažką, kai tu ateini ir atrodo, jautiesi staiga kaltas, o galėtumėt ten man padaryti kapučino, bet vieną kokosą. Lyg aš būčiau paprašęs jos tik paskolint man inkstą. Supranti ir kur būna, žinoma, gerai, o gal norėtume dar šalia, kur žmonės atrodo, kad nori ekstramalinti, ir žmonės, kurie atrodo, kad tau daro paslaugą. Ir ta dinamika įdomiai veikia, nes atkreipkite dėmesį. Kartais tie žmonės, kurie... Tu žinai, mane labiausiai renginiam kartais aš turėjau situacijų, norėdavo samdyti tie, kai aš, pavyzdžiui, aš turiu penktadienį kažkokį tai draugo gimtadienį ir aš galvoju, aš labai noriu atėti gimtadienį, žinot, aš nusprendžiau penktadienį dirbti. Man tai, bet mes taip jūsų norim, būkit gerą. O kai aš ten turiu, pavyzdžiui, naujų metų vakarą, mielai pasiūlyčiau, čia klientas masto renkasi, o kokie bus triukai. Supranti, kai tik tai... Ir aš supratau, kad bet kokiam sandėryje, kai tavo tikslas nėra įsiūlyti, kad tau šita stiklinė arba aš labai reikalingas, o kad, žiūrėkit, štai ką aš siūlau, ir tas įvyko man prieš 2 metus, supratimas, kad yra kažkas, ką aš siūlau, ir galbūt jums tai bus įdomu, bet jeigu bus ir neįdomu, viskas nes aš noriu būti ten, kur aš esu laukiamas. Aš noriu būti ten, kur aš galiu tikrai kažką duoti. Vienintelė priežastis, kodėl aš sėdžiu čia išnekuosi, yra ta, kad galbūt bus žmogus, kuriam tai, ką mes šnekam, bus naudinga. Visa kita yra tik tai šalutiniai visi kiti dalykai. Tai va. Sorry, aš labai plačiai, tu mane stabdyk, žinau. Tai viskas gerai. Klausytojas, tai čia yra, žinai... darbas. Lyg į temą, jo. Ne, šiaip faina. Man viskas, ką tu sakai, labai protingai susiveda į tos scenos dalykus, bet apskritai, jeigu žiūrint į iliuzionistą, šiandien tai reali profesija ar labiau egzotika visiškai tampa? Tai yra egzotika. Tai yra išties išskirtinė profesija ir aš labai džiaugiuosi, labai keista. Man tai yra kasdienybė. Bet daugeliu žmonių tai yra labai įdomi ir egzotinė profesija, kuria yra 1000 metų, o kas įdomu, magija vis dar nustebina 21 amžiaus intelektualų žmogų. Nes tau ChatGPT gali parašyti fantastišką istoriją apie ką tik tai nori. Nuo mitybos iki ką gražaus parašyti tavo merginai. Bet jeigu aš padaryčiau, kad dabar po tavo laikrodžio atsirastų tavo pasirinkta korta, vis tiek būtų wow momentas. Ir tai yra neįtikėtina, kad naudodamasis principus, kurie dar yra sugalvoti, atidirbti 18-19 amžiuje, kur man nereikia, aš be elektros prie žvakių šviesos tą triuką su senom kortom nudroštom tau galėčiau padaryti, vis dar gali nustebinti 21 amžiaus žmonę, aš džiaugiuosi, tai yra fantastiškai įdomi pramoga, kurią geriausia patirti gyvai. Ir šalia to aš dar noriu dėti dalelę savęs. Aš noriu, kad žmonės mano šou metu gautų ne tik tai triuką, o dalelę mano sielos ir širdies. Ir aš galiu kalbėti tik tai apie savo kelią, nebūtinai apie iliuzijos meną, nors jis šiuo metu pasaulyje yra labai populiarus ir magijos menas, iliuzijos menas išgyvena renesansą, jis yra populiarus, daugybė Amerikos televizijos šou, nuolatos turi kažkokį tai magą, kuris pasirodo. Amerikoje Foolas projektas eina daugybę metų, Copperfieldas vis dar dirba Las Vegase ir Full House išparduotus sales kas vakarą daro pasirodymus. Tai yra fantastiška profesija, bet kas įdomu, kad principai galioja tie patys, kurie galioja tavo darbui, mano darbui ar bet kurio žiūrinčio šitą podcastą darbui. Atsakomybė, būti blaivu laiku ir vietoj, truputį kartais ir ekstramailinti, turėti tam tikrus standartus ir suprasti, kad good enough is good enough ir taip toliau. Tai tie dalykai vis dar susideda ir kaip vienas mano amerikietis kolega pasakė man, tai žodis show business yra iš 2 žodžių. Show ir business.
Ir nepamiršk, kad žodis business yra didesnis. O tai reiškia ir svarbesnis. Tai verslo dalykai lygiai tiek pat galioja, nes aš iki pačios dienos neturiu vadybininko, aš pats susiimu savo PR, vadybą, organizavimu, aš pats dirbu atidžiai ir kruopščiai prie scenarijų ir man tas labai labai patinka. Man patinka būti ir Manto Wizard, ir Manto Wizard produceriu. Kol kas. O iš kur mokysi viešo kalbėjimo? Aš jau nuo pačios pradžios bandžiau paklausti šito, nes aš iš viso manau, kad turbūt pagrindinis dalykas, ką mes galim išmokti gyvenime gerai padaryti ir ką turėtumėm kiekvienas išmokti, gerai kalbėti, aiškiai dėstyti savo mintis, įdomiai. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės ant tiek atrodo dėsto savo mintis, kad gali klausyti jų kaip knygos. Jis tau duoda mintį, tada duoda paaiškinimą, tada duoda istoriją, kuri tave geriau įveda, kad tu įsisavintum ir ten ant pačio galo jau žiūri arba call to action, ateik į mano kažkur, arba tau kažkokią ten, nežinau, informaciją paduoda, kuri vat buvo ta ir tada tu visą gyvenimą atrodo atsimeni, vat kaip žmogus tai pasakė. Nes tu ką dabar, tarkim, sėdi ir kalbi ir kaip deliverini tą energiją, nei per kur netikiu, kad jinai va taip tiesiog iš darbo, vedimo ir panašiai. Čia knygos, mokymasis, mokytojai, pinigai, laikas ir panašiai. Dalinai visą tai, ką tu pasakėjai, šiaip tai aš sulaukiu kartais pastabų, kad aš plačiai atsakinėju. Pavyzdžiui, jeigu atkreipsi dėmesį komercinėse televizijose, kai tau užduoda klausimą, tu gali staigiai. Pavyzdžiui, Valanda su Rūta, daugybę kartų dalyvau, Rūta yra fantastiška. Laidų vedėjai, jinai labai dinamiška, jinai tą dramą moka išlaikyti. Tai palaukit, jūs sakėt, kad reikia daug pinigų, kad būtų magas. Ne, Rūta, nereikia daug pinigų, tu turi tiesiog, tai pinigai nereikalingi vajus, supranti, tu turi vienu sakiniu, tu turi atsakyti nedaug pinigų, o labai daug pinigų, supranti, tu turi atsakinėti taip, kad tu pagautum žiūrovo dėmesį. Tai aš dabar mokausi trumpiau kalbėti, mokausi mažiau vartoti. Aš dabar einu į tam tikrą gyvenimo minimalizmą. Aš net rūbų dabar keli mėnesiai, neperku naujų. Aš savo spintoje imu derinius iš to, ką turiu, stengiuosi išnaudoti tą, ką turiu ir mažinu vartojimą, mažinu triukšmą. Tai kalbėti gerai nereiškia kalbėti daug. Šitą pamoką aš dar tik tai mokausi. Tai dovanokit, nes man gali sakyti, sorry, bet viešas kalbėjimas yra kaip ir bet kuris kitas įgūdis reikalaujantis praktikos. Taip, tam reikia tam tikrų bazinių asmenybės duomenų. Yra žmonių, kuriem net milžiniška praktika nepadės viešai kalbėti. Viešas kalbėjimas turi labai daug subtilių psichologinių momentų. Ar jūs šnekat su 2 žmonėm, ar su 3, net vienas žmogus jau yra publika. Ar su 1000 žmonių yra daug dalykų. Kur yra tavo akis? Kada jos yra? Kur yra tavo žvilgsnis? Yra vieši kalbėtojai netgi žino, kada reikia įsikišti ranką į kišenę, kada padaryti judesį, kuri pusė yra geresnė. Paklauskit bet kurio aktorių arba celebričio, jie iškart pasakys, kuri pusė, mano šita pusė, pavyzdžiui. Aš visada žinau ir visada per interviu stengiuosi sėdėti šitą pusę, yra kur kas geresnė negu šita ir aš tą žinau, net mano šypsena yra nesimetriška. Ir iš tos pusės, aš kai šypsiausi, aš atrodau geriau, tai aš tą irgi puikiai žinau ir kai yra scenoje mano visi triukai, atkreipsi dėmesį, visi rekvizitai, visada yra šitoj pusėje. Ir kai aš dirbo žiūrovą, visada pasistatau šitoj pusėje. Žvilgsnis, įtaiga, balsas, ritmas, tempas, visa tai yra kalbėjimo dalykai. Kai man buvo kokių 14-15 metų, aš rodžiau tokį triuką su virve, kur aš ją perkirpu ir sulipdau ir aš tą pakartoju kelis kartus. Ir aš jį rodau savo mokytojui ir sakau, Arvidai, ką manot apie šitą triuką? Aš noriu jį daryti kalbėdamas. Ir aš pasakoju, kad virvė kaip gyvenimas, kaip visi dalykai turi pradžią, pabaigą. Staiga kartais ryšiai nutrūksta, bet užtenka norų ir jie vėl susijungia, kad 2 skirtingi gali tapti vienu ten ir taip toliau. Ir aš iš to tokia mini istorija, Ardas sako, žiūrėk, tu puikus jaunas iliuzionistas, bet kalbėti scenoje yra ne tau. Tau tikrai yra gerokai per anksti. Galvoju, okei. O aš jaučiau, kad aš visada noriu kalbėti. Kad yra kažkas, ką aš noriu pasakyti. Tai, kad gerai kalbėtum, pirmiausia, turi turėti mintį, bazę, idėją, patirtį, žinią, kurią nori ištransliuoti. Tada žinią ištransliuoti nėra paprasta.
visi žinom, turėjom dėstytojų, mokytojų, bet ko. Kartais fantastiškai naudinga žinia, bet jau taip nuobodžiai pateikta. O kartais fantastiškai gerai pateikta, visiškai basic žinia. Kiek yra puikių lektorių, dėstytojų, pranešėjų, salesmenų, kurie visiškai basic dalykus, bet kažkaip įdomiai pateikia. Ir aš tą esu matęs konferencijas, kai vedu, kur ateina ir pranešimas apie ten įvaizdžio kūrimą, ir taip įdomu, ir faina, ir apie nieką. Ir fucking klausau, ir aš to jau miegu. O kartais būna visiškai nuobodus pranešimas, bet staiga įsijungia ta dinamika. Tai to žaidimo yra, darbas su vaikais labai padeda. Nesuaugęs žmogus yra šiek tiek vaikas. Ir mūsų tas dėmesys, tas entertainmento poreikis vis dar lieka. Pažiūrėkit į bet kurį sėkmingą Amerikos politiką. Pažiūrėkit, kaip jie puikiai kalba ir dėsto ir pažiūrėkit, kokie šaumenai. Ne dabar, sakykit, ką norit, Amerikos prezidentas pirmiausia yra šaumenas ir tik paskui politikas. Su visais to pliusais dėja ir minusais. Mums lietuviams labai to trūksta. Mes labai turim išmokti artikuliuotą gražią kalbą, tiek komplimentą pasakyti, tiek kritinę pastabą, tiek galų galiai išreikšti savo mintis ir nuotaikas. Net baziniam lygmenį, psichoterapijoje žmonės nemoka artikuliuotą kalbą pasakyti, kaip jie jaučias, arba už ką iš tikrųjų jie pyksta ant mylimo žmogaus, tėčio, mamos ir taip toliau, arba kur jiems skauda. Išmokėjimo aiškia artikuliuota kalba pasakyti, kaip tu jauties, kas tau rūpi, ko tu nori ar kas tave skaudina, vien sveikata ir psichologinis balansas prasideda. Jau nekalbu apie tai, kad visi kiti dalykai. Tai to dalyko reikia mokytis. Aš manyčiau, kad pirmiausia, tai renkant turinį, tai yra skaitant knygas, domintis, kaupiant žinias, praktikuojantis, nes praktika visur reikalinga, niekas lengvai to nepadarė. Kuo daugiau tą darai, tuo lengviau tai gaunas, viena taisyklė. Kuo daugiau tu turi verslo susitikimų, darbo pokalbių, nesvarbu, kokį dalyką, kuo daugiau darai, tuo lengviau tai gaunas, tuo mažėja tavo įtampa, tuo didėja tavo pasitikėjimas, atsiranda ramybė ir vis lengviau ir geriau visą tai gaunasi. Norint išmokti ištraukti orą, iš oro kortą ir norint išmokti, nesvarbu, parduoti namą, taisyklė yra ta pati praktikos, patirties, bandymų, pajautimo dalykų, reflektuoti savo patirtis ir nesėkmes lygiai taip pat. Tai aš labai siūlau visiems mokyti šnekėti, duoti feedbacką, net nebijoti užkalbinti visiškai nepažįstamų žmonės. Labai dažnai būna, kur aš einu, faina, labas, puikiai atrodo ten, nežinau, jūsų ar parduotuvės interjeras, ar ten kažkoks tai aprangos detalė, tokia truputį bendravimo. Mes esam socialūs gyvūnai. Nebijokim palaikyti, duoti truputį meilės, dėmesio, feedbacko ir taip toliau. Ir tas yra labai labai gražu. Mes visi esame iš tikrųjų, man labai patinka tas krikščioniškas broliai ir seserys. Ir mes kartais norim susiskaldyti. Ir taip, visuomenėje yra tikrai daug debilų. Aš dabar pastaruoju metu prarandu tikėjimą kai kuriais žmonėm, bet vis tiek aš manau, kad didžioji dauguma yra tikrai šviesus ir įdomus žmonės. O kodėl taip nutiko, kad apjungiai iliuzionisto veiklą ir vedėjo veiklą? Čia buvo tiesiog, kad jos labai lygiai grečios ir panašios, ar kad, pavyzdžiui, užpildyt tą demandą, dienotvarkę, ne, kad daugiau kažkokių pasiūlymų susilaukti, daugiau darbo turėti? Geras klausimas. Geras, iš šitą klausimą atsakyti galiu vienu sakiniu. Man beprotiškai patinka vesti renginius. Man be galo patinka vesti renginius. Čia emocinė pusė. Praktinė pusė. Matematika labai paprasta. Įsivaizduokim, kaip pavyzdį, aš už pasirodymą gaunu, sakykim, 100 eurų. Ir aš atvažiavau į vieną įmonės renginį, pasirodžiau, nuo 8 iki 9 gavau 100 eurų. Aš pasirodžiau kitam įmonės renginį dar 100 eurų, jau 200 eurų. Ir dar į trečią gal spėjau 12 nakties, pavyzdžiui, surprizas. Jau žiūrėk 300 eurų. Kaip vedėjas aš gaunu tik tai 200 eurų. Man apsimokėtų labiau geriau važiuoti per 3 vietas ir gauti daugiau, bet man labai patinka būti vedėju. Ir aš savo pasirodymui nešokinėju tarp renginių, aš dažniausiai vienam klientui rezervuoju vieną vakarą, aš noriu skubėti, nenoriu nuvilt, aš per 20 metų
nesu pavedęs nei vieno kliento, kad neatvažiuočiau į renginį, nesu pavėlavęs nei vieną renginį. Aš atvažiuoju 1,5 valandos, 2 valandos anksčiau, pasiruošiu ir aš apie valandą turiu susipakuoti, nes su manim atvažiuoja keli lagaminai, aš noriu daugiau, aš noriu šou, aš net kostiumus persirengiu kelis per vakarą, kad būtų tai vizualų šou. Ir aš pastebėjau, kad man reikia viso vakaro. Ir tada galvoju, vienam renginį sako, jūs galite, mes turime idėją pakviesti žmonės prie stalo, o tada dar pristatyti tortą. Gerai. O galiu sudėlioti scenarijų, o galiu tą. Ir aš pajutau, kad man tikrai labai labai patinka. Ir man taip gavosi faina. Ir aš džiaugiuosi už klientą, nes klientas gauna daugiau. Jis gauna ir šou 2 dalių. Ir vedėja iškart su tam tikra tokia stebuklinga kažkokia įdomesnė tema, o ne tik tai tuo. Tai man labai faina, aš tikrai nesiekiau niekada atiminėti, konkuruoti su kažko. Aš esu vienintelis toks Mantas Wizard, vedimas ir magija ir aš save didžiausias konkurentas pats savo esu ir noriu būti geras. Ir kažkaip iš to atsirado tas dalykas. Tam reikia drąsos. Aš tikrai žiūriu atsakingai į savo darbą. Ir žinau, kad žmonėms reikia kaupti patirtį ir rasti darbą, bet aš žiūriu labai atsargiai. Nemanau, kad visi žmonės, aš kalbu ne apie Lietuvą, ne tik apie Lietuvą, kurie vadina save iliuzionistais, yra iliuzionistai. Etikos požiūriu, moralės požiūriu, tuo, ką duoda žiūrovui, aš labai myliu savo meną, mano menas man yra šventas dalykas ir ne visus savo kolegas laikau kolegom, kaip be būtų nemalonu, nors aš linkiu didžiausios sėkmės tikrai visiems, augti, tobulėti, taip pat ir su vedėjais. Kai žmogus sako, kad jis yra vedėjas, tam tikrai reikia daug patirties, kartais ir skausmingos patirties, kad tu galėtum užsidėti tą antpetį ir sakyti, aš esu renginio vedėjas. Ir kai žmogus sako, geriausias vedėjas arba linksmiausias jūsų renginio vedėjas, tai yra tikrai didelis titulas, kurio net po 20 metų darbo aš savo nedrįsčiau užsidėti. Kiekvienas renginys man vis dar yra pamoka. Jeigu kalbam apie išgyvenimą, tarkim, bet Lietuvoje, tavo kaip ir viskas aišku, daug metų, daug įdirbio, panašių dalykų, mokė labai super deliverint ir panašiai, bet jeigu, tarkim, kažkur tas vienas žmogus klauso, ne, arba šiaip galvoja, va, iliuzija, kaip veikla, kaip galbūt kažkokia verslo dalis ir panašiai, lengva, paprastai, abstrakčiai žiūrint žmogui iš tokios veiklos pragyvenčiai. Karjerą pasidaryti? Taip. Manyčiau, kad statistika lygiai tokia pati kaip su bet kuriuo kitu verslu. Darant bet kokį kitą verslą. Šou biznyje yra toksai posakis, kad tu 10 metų dirbi savo vardui, o tada vardas dirba tau. Ir žinai, viskas, tau nebereikia, jau vardas už tave. Absoliutus melas. Šūdmalystė. Labai to tikėjau, labai laukiau, pasirodo ne. Bet kuri sėkmė tiek versle, tiek šou biznyje, tai galėjo mums visiems ta praktika, tu dirbi ir tampi nesvarbu ar vadovu, ar lyderiu, ar bet kuo kitu. Ir kai tu gauni tą titulą, nėra, kad jis gali padėti, bet tada ir reikalavimai yra atitinkami. Kai man sakys, aš atėjau, sakykime, į geriausią podcastą Lietuvoje, ne? Tada aš ir laukiu, kas čia bus. Kai tave pristato, čia žinomas žmogus ir taip toliau ir ten, nesvarbu, ten garsiausias Lietuvos magas, pasitikite. Aš sakau, niekada gyvenime tai manęs nepristatinėkit. Geriausias Lietuvos iliuzionistas jums, neduok Dieve. Jokių būdų. Kodėl? Todėl, kad žmonės, pažiūrim, ką tas geriausias. Jeigu aš sakyčiau, geriausias kelionių organizatorius jums organizuos kelionę, tu tada ir turi tikrai high expectations. Niekas nenuvilia taip žmonių, kaip sukelti per daug jiems lūkesčių. Nes tada tu ir deliverinti. Ir tai yra iš tikrųjų sunku, nes aš turiu atidirbti savo vardą. Aš noriu, kad tai būtų super extra mailinti, jau žmonės tikisi, žinai, kad tu ne pusė kojos. Netiesa, vardas netidirbs už tave. Vardas yra didžiulė našta ir atsakomybė, kurį tu turi mylėti, gerbti ir išlaikyti. Jūsų brando vardas. Nesvarbu, ar tu turi verslą, UAB 3 berželiai, ar tu esi Jonas Jonaitis. Tu vis tiek parduodi save kiekvieną dieną klientui, kolegoms, bet kam kitam. Ir tu turi tada deliverinti, nes jeigu kažkas sako, Jonas Jonaitis yra tikrai super geras, tu jau žinai, kad atsakomybė ar skalbimo mašinas taisai, ar tu Boltą vairuoji lygiai taip pat. Ir lygiai tai va siekiant tapti renginių vedėjų, iliuzionistų, kurti brandą, tai visur atsakymas yra vienas.
svarbiausia tavo investicija turi būti į tave patį. Kokį darbą tu bedarai. Į savo psichologinę sveikatą, į savo profesinį tobulėjimą, į savo tam tikrą reiklumą, bet su tam tikrą meilę. Žmonės, kurie ten miršta ofisuose ar dirbdami savo darbą, man irgi netrodo romantiškai. Man kur kas gražesnį įspūdį kelia, kai aš matau, kaip žmonės sugeba derinti, kai žmogus yra fantastiškas vadovas ir staiga yra tuo pačiu 2 vaikų tėvas arba 2 vaikų mama, kas man yra amazing. Mano autoritetai nėra influencerė, kuri turi 200 000 sekėjų ir sugeba gerai ten paustus kelti. Fantastiška, pagarba jos darbui. Man didžiausias autoritetas yra, pavyzdžiui, įmonės vadovė, kuris sugeba užauginti 2 vaikus, gerai, fainai atrodyti, nuvažiuoti dar į jogą ir būti ir verslo, nesubankrotinti. Va čia man yra fucking žvaigždė ir aš galėčiau gal gauti autografą. Tai vat apie tai yra, apie tam tikrą balansą man, nes būti šiaudeliu, žinai kas yra šiaudelis? Tai yra siauroji sferoje giliai įeiti ir būti tik tai tame. O būti saulute, tai yra sugebėti į kelias kryptis eiti ir deliverinti. Va čia yra darbas. Tai aš manyčiau, kad tie baziniai dalykai yra labai svarbus. Jo, čia Algis Kriščiūnas sakė pokalbį, kad gyvenimas per trumpas būti kažko vienu. Tiesiog. Gyvenimas keičiasi, tu prisitaikai, tu būni ir man kažkada irgi buvo, aš ten dirbau darbą, atrodo, su internetu, internetinė prekybė mes užsiėmėm ir aš galvoju, einu į pardavimus dabar į NT. Aš galvoju, kaip, tai aš čia viską dariau, bet kai augi pradedi suprasti, kad tu nuolatos keisas ir dar gali būti kažkas po 10 metų, gali būti po 15 metų, gal tu būsi šitas plus kažkas. Dabar tampa, pavyzdžiui, kad aš dirbu su nekilnojamu turtu plus medija ir viskas lipdus ir tai yra savotiškai gražu. O kaip tu matai, pavyzdžiui, magijos vietą ateityje? Technologijos pakeis, padės, išstums, prisidės? Jo, bet o tu dar grįžtant prie tavęs, tą ką pasakėjai, tu turi, pavyzdžiui, metų planą, 5 metų, tikslų planą, veiksmų planą, 10 metų, pavyzdžiui, netgi viziją. Su tikslais, vizijom yra įdomi. Aš turiu jas aiškiai ir matau, bet aš daugiau, mano mentorius kažkada buvo pasakęs, kad labai svarbu yra net ne pats tikslas, nes visi žmonės bėga to gyvenimo, ne, ir siekia kažkokio tikslo galia. Jis gerai, jeigu turėt kažkokį tikslą atsikelt, kaip ir laukt gimtadienio, kuris ne už kalnų bus, ne, žiauriai faina, nes atrodo tuo ateis. Bet esmė tai yra kelionė ta. Kas iki to tikslo, tas kelias, kurį tu praeini, ką tu patiri ir kokiu žmogumi tu tampi, tos kelionės galiai iki to tikslo, ten turbūt yra dar svarbiau. Mano akimis taip. Procesą. Jo. Kelio. Manau, kad fantastiškai įžvalga. Kodėl paklausiau, nes tai atsakymas yra tas, kad gerai turėti bent jau kryptį. Turiu galvoj, kad čia kaip laivų plaukiant, aš žinau, kad aš noriu plaukti į pietus, bet nesu tikras, ar į Madagaskarą, ar visgi mane ten, sakykime, į kokią Kubą nuneš tą laivą. Nes mano tikslas buvo, aš labai norėjau paruošti šou programą, kuri būtų tinkama, kur aš galėčiau dirbti prabangiuose, amazing kruiziniuose laivuose, kur kas naktį galėčiau daryti man tas Wizard Magic Show, fantastiškiem, gražiem, įkaušusiem turistam, prabangiam kruiziniam laive, kur mano scena, mano komanda ir taip toliau. Ir ačiū Dievui, kad aš neprisirišau taip stipriai prie to tikslo, nes dabar aš turiu fantastiškų renginių Lietuvoje. Ir mano svajonių šalis tapo nebe Amerika ar Prancūzija, o Lietuva. Staiga aš pamačiau, kad ne tik tai magijos, bet aš ir galiu su pasirodymu dar daugiau duoti žmonių ir dar daugiau laimingų žmonių padaryti. Staiga sakiau, neturiu laiko visokiam ten komedijom, visokiam podcastam, aš noriu į magiją. O gal aš pabandysiu. Ir staiga 1000 žmonių tapo laimingi ir kaifavo ir džiaugiasi, ir aš pradžiuginau dar daugiau žmonių ir filosofijos mokslas, kai aš baigiau, aš sakiau, mane išmokė vieno dalyko. Drąsiai sakyti žodį, aš nežinau. Ir viskas yra okei. Aš nežinau, kas manęs laukia po metų laiko ir kur mano karjera, kokių dalykų atneš. Nieks nežinom. Aš žinau, kad yra žmonių, kurie išrašė tikslus, planus, netgi tikslius žingsnius ir tai yra labai neblogai, šaunuoliai, bet iš esmės mes nežinom. Mes nežinom politinės, ekonominės situacijos, savo sveikatos situacijos, gyvenimo tų visų ir ta nežinomybė yra viskas okei.
Magija tai primena, kad mes ne viską žinom. Tu žinai daug dalykų, bet kai šita stiklinė per sekundę dings nuo stalo, tu sakysi, wow, aš nežinau, kaip tai buvo. Ir žmonės skirtingai reaguoja. Vieni sako, wow, amazing, kiti sako, aha, jis kažkaip paslėpė, kol aš nežinau. Iškart ieško, žinai, sprendimo, iškart problem solveriai, žinai, asmenybių tipai įsisprendžia, tai yra visiškai okei. Visos reakcijos yra geros, abejingumas yra blogiausia reakcija. Tai tavo klausimus, kur aš matau, aš nežinau. Kai aš pradėjau iliuzijos meną, man atrodė, kad dideli efektai, triukai su dėžėm ir atsirandančiais tigrais narvuose yra magijos ateitis. Staiga, ačiū Dievui, aš niekada nenaudojau gyvūnų, bet žmonija atsisako numerių su gyvūnais. Staiga triukai su dėžėm atrodo biški naftalinas ir gražiom šokėjom su plunksnom. Žmonėms staiga palieka didesnį įspūdį triukai, kurie tiesiog prieš kamerą štai dingsta moneta. Ir tai lygiai tiek pat efektinga, nes prieš kamerą automobilio dingimas ar monetos dingimas, dydis ekrane yra tas pats. Staiga žmonėms reikia, visi galvo, kad reikės dar daugiau dūmų ir specialių efektų, o žmonės ėmė vertinti kokybišką, gerą, gyvą šou. Tai nežinau, kas mūsų laukia, bet man atrodo, kad teatrą žmonės laidoja jau kelius šimtus metų. Jau Šekspyro laikais manė, kad teatras pradeda nusivažiuoti, vulgarybių atsiranda ir čia to nebereikia. O važiuokit, vis dar salės pilnos. Aš manau, kad gyvo, tikro bendravimo žmonėms reikėjo ir visada reikės. Labai to tikiuosi, kad mano darbo taip pat ChatGPT neatims, nes jau yra renginių buvę, kur hologramos veda, kur robotas veda, kviečiu į sceną, vietoj vedėjo yra robotas. Ir ką jūs galvojat? Kai žmonės tai pabando, kitais metais veda gyvas. Žodžiu. Jo, gyvas bendravimas, gyvas žmogus čia yra turbūt vienas svarbiausių. O kada nors galvoja apie pradėjimą kurti, gal nežinau, internetu daug dalykų, kad pasiekti, nežinau, masinę milžinišką auditoriją, YouTube'as, platus pasaulis, viskas angliškai ir panašiai, kad grinai dirbti ir fokusuotis ties tuo. Ar tau trūksta to žmogaus? Pavyzdžiui, daryti, nežinau, TikTok kanalą, kur aš galėčiau tutorialsus magijos kelti, ar ne? Tu apie tai kalbi? Jo. Ar ten kažkokia, nežinau, anglų kalba YouTube'o laida. Niekas niekada iš šitų variantų neatstos to, ką gyvai galiu duoti savo žiūrovam. Dėl ko ir šiandieną, dovanokit, aš nerodau triukų ir nerodysiu, nes dėl to, kad aš atėjau kaip Mantas, ne kaip Mantas Wizard, ne kaip personažas, kuris dabar atliks triuką, o kad kaip tik nusimčiau tą kaukę, aš tą atskiriu ir... Aš vis žiūriu tą stiklinę. Jo, tai nesirūpink šiandien ne ta diena, bet magija man yra kaip ritualas, aš noriu, žinai, čia kaip Merūnas dabar atsėdėdamas į manęs, pradėtų dainuoti. Tai ne tas, ką tu patirtum, kai su kostiumu operos scenoje tau atsipalaidavus, susikaupus ar dar kitoj būsenoj žiūrint jo pasirodymą. Lygiai tas pats ir man, aš pernelyg gerbiu savo meną, vertinu žiūrovus, man norisi, kad jie gautų tą kokybišką patirtį. Tai aš noriu tų gyvų šou. Dabar man tikrai labai patinka tai, ką darau. Man patinka vesti, man patinka dirbti su asmeniniam šventėm. Man norisi, aš nedarau labai daug bilietinių renginių. Aš labai mažai viešai pasirodau. Aš vis dar noriu, kad mano šou, nes magiją tu vieną kartą pamatėjai ir jau viskas. O triuką aš tobulinu keletą metų. Tai aš kai kurių labai gerų savo triukų viešai video jų niekur nėra. Jie yra tik tai gyvam mano pasirodyme vien tam, kad aš noriu, kad tai būtų truputį exclusive. Ir man nereikia masių. Aš niekada nesvajojau pasirodyti arenose. Aš geriau norėjau padaryti 5 šou, kur 100 žmonių sėdi ir žiūri, kur atrodo kiekvieną galiu paliesti, pajausti, negu kad padaryti arenoje. Galbūt ir įdomu, aš esu pasirodęs arenose, ten jungtiniuose kažkokiuose renginiuose ir man jaukiau yra, kai žmonių yra mažiau. Žinote, ateina toks momentas, kai supranti, kad laikas yra brangiausia mūsų valiuta. Pinigų gali uždirbti daugiau, daiktų nusipirkti dar daugiau, bet laiko atgauti nebeįmanoma. Todėl vis dažniau imu galvoti, kur savo valandą skiriu. Noriu pasidalinti su jumis savo patirtim. Tai nėra reklama, už šitą integraciją negaunu nei cento, tiesiog jau beveik 2 metus kiekvieną rytą prie savo durų randu DUV. Ir tai iš esmės yra vienas geriausių sprendimų, kuriuos padariau dėl savo gyvenimo kokybės. Kodėl? Nes kai nereikia stovėti virtuvėje, parduotuvėje ar sukti galvos, ką gaminti, atsiranda erdvės tam, kas iš tikrųjų svarbu. Ar tai būtų darbas, verslas, pokalbiai, sportas ar tiesiog laikas su artimaisiais. Ir čia ne kažkokia prabanga.
Tai geresnė savijauta, daugiau energijos ir sutaupytas laikas, bent jau kelios valandos per dieną, nes DUF pasirūpina subalansuotų maistu. Žiūrint atgal, suprantu, kad būtent šitie sprendimai yra tie maži hekai, kurie leidžia valdyti savo laiką ir energiją, o tie, kurie moka valdyti savo laiką, visada pasiekia daugiau. DUF tapo vienas iš mano geriausių sprendimų, todėl jeigu galvojat ir norit kažkaip pagerinti savo kasdienybę, nuoširdžiai rekomenduoju išbandyti DUF. Apie juos daugiau rasite šito video aprašyme. Iš kur magai imasi? Sakei, iš kartos į kartą, ar ne, atneša visus šitos dalykus. Tarkim, vis tiek reikia iš kažkur pastoviai mokyti, semtis informacijos. Ta pati, pavyzdžiui, visą triuką, net nekalbu apie šou, kai triuką galvoji. Taip. Jis prasideda nuo, aš nežinau, nuo ko, iš kur semėtės idėjų? Pirmas žingsnis, pavyzdžiui, ne? Kaip gimsta triukas, tu klausė. Pats procesas yra labai įdomus. Aš neturiu nei vieno vogto triuko. Tai yra, kad aš paėmiau idėją iš kažko kito ir nukopijavau. Bet pas mane yra ir nemažai klasikos, kurią perverčiu, transformuoju visiškai kitaip, kad būtų beveik neatpažįstama jinai. Pas mus yra 19 principų, pagal kuriuos yra kuriami triukai. Principai yra paprasti, kaip pavyzdžiui, dingimas, atsiradimas, pasikeitimas vietomis, levitacija, pakibimas ore, ten dar kažkas ir taip toliau. Perėjimas kiaurai. Kai kurios triukus aš randu savo senose knygose. Pas mane namuose yra biblioteka, spinta didžiulė, su knygomis apie magijos triukus, apie jų paslaptis ir visa kita. Man patinka iš knygų mokytis triukus. Labai. Kai kurios triukus aš įsigijau autorinės teisės. Yra išradėjai, yra žmonės, kurie yra buvę magai, išėję į pensiją, kurie tuo pačiu yra inžinieriai ir jie man tai, žiūrėk, sukūriau stalą, kuris atrodo kaip stalas, ir tu perbrauki ranką, atsiranda kortos. Ok, žiūrėk, čia yra toks mechanizmas, kuris ištraukia kortas. Šitą sakau, o gali būti ne stalas, o kėdė, ir vietoj kortų, nes kortas visi naudoja, atsiranda, pavyzdžiui, vyno butelys. Ok, galiu, ar gali pagaminti. Ir Japonijoje yra, pavyzdžiui, magas, kuris pagamina tą triuką. Tada tas triukas atvažiuoja, ir tai yra lyg atvažiavo pianinas arba smuikas. O dabar mokomės groti. Kaip tą padaryti švariai, kaip tą galėčiau atlikti. O kokią muziką galiu parinkti. Dabar aš pasinešęs ant Beisaulo. Man Beisaulas kažkada labai patiko prieš 10 metų ir dabar vėl grįžti ir noriu pagal jo muziką triuką padaryti. Ok. Tada turiu numerį, kur tiesiog atsiranda mano tuščiose rankose kortos. Ir tai yra tik tai rankų miklumas. Tai yra technika, kurios metu mano ranka atrodo tuščia ir joje atsiranda kortos. Kortos visą laiką yra mano ranko, aš nebijau atskaičiu šitą triuką, nes žmonės dar labiau vertina tai, kai jie žino, kiek čia skilso yra. Ir aš tada galvoju, kokia čia muzika, kaip padaryti, kad jos atsirastų. Gal nekalbėto, tiesiog tos kortos yra kaip kažkokia vizija, toks vizualus reginys ir taip toliau. Tai tų triuko kūrimo metodų yra labai daug. Yra parduotuvės, kur magai perka rekvizitus. Bet tu juos tiesiog pateiki kažkaip kitaip, kad tai būtų man to triukas. Triukai niekada negimsta man lengvai. Man visada reikia keliasdešimt pasirodymų, kol aš jau triukų patikiu. Yra fantastiškų triukų. Aš turiu numerį, kur paimu mobilų telefoną ir perduriu jį su peiliu. Ir tada peilį ištraukiu ir tas telefonas pavirsta į metalo gabalą. Ir triukas fainas, bet jis man nepatogus atlikti. Ir kažkodėl žmonėm nebūna wow. Aš paimu tą telefoną, jie iš toli gal neįžiūrėjo ir jis yra mano spintoje. Į tą triuką investuota daug pinigų ir laiko, bet jis tiesiog, jaučiu, kad ne mano. Tai čia kaip žinai, tiesiog kaip bet kuris atlikėjas pasirenka, kas tau tinka, kas ne ir tas yra labai labai svarbu. O dirbtinis intelektas, ne? ChatGPT padeda? Esi bandęs kažką su to padaryti? Visus tekstus rašausi pats, mano galvoj ChatGPT taip gerai veikia ir aš jau turiu idėją, kurią noriu. Man nereikia, kad sakytų, ką aš turiu pasakyti, aš jau žinau, ką aš noriu pasakyti. Tai aš kol kas nenaudoju, nei paustų savo rašymą, nei ką, bet gal ateičiai kažkada ir panaudočiau. Kiek psichologijos yra pasirodyme magijos? Ar mus veikia apgalvotas kažkoks dėmesio valdymas, ar dažnai tai būna kažkokios neplanuotos reakcijos? Kiek psichologijos yra mano darbe? Tiek pat, kiek bet kuriame darbe, tiek pat, kiek čia ir dabar. Psichologija, be psichologijos iš esmės, net tu vienas kambarį, kai esi, psichologija jau veikia,
tol, kol žmogus yra sąmoningas, kol vyksta kognityviniai procesai, kol tu pažįsti. Psichologija yra visur. Kiekvienoje reklamoje, kiekvienam teiginy, kiekvienoje manipulacijai, net tam tikroji frazėje klausime, nežinau, sėdi du žmonės ir vienas sako, ar tu mane myli? Jau tai yra psichologinis veiksmas. Kokie motyvai to klausimo? Ar nostalgija, ar didžiulis nesaugumas žmogaus? Kodėl tas klausimas nuskambėjo? Staiga tas žmogus vyksta, ne tik tai atsakymas taip, tai aišku. Žinoma. Ne. Pažiūrėk, kiek atsakymų, čia jau vyksta viskas, atskira istorija, tai vyksta labai sudėtingi psichologiniai procesai, bet kame kitame. Ir psichologijos mano darbė yra nemažai, bet net tos tiesioginės, apie ką žmonės galvoja. Kad, žiūrėkit, kas ten. Atsirado triušės, tai yra, kad nukreipiau dėmesį. Arba sugalvok skaičių nuo 1 iki 10. 90% žmonių, sakykime, pasirenka 7. Tai čia yra ta populiarioji psichologija. Bet psichologija yra ir kitame dalyke, ką žmogus patiria, ką jisai jaučia. Man nepatinka, kad tos psichologijos yra tiek daug. Nes aš kartais esu scenoje, rodau fantastišką triuką ir noriu, kad jiems būtų smagu tai, kaip pasakau. O žmogus sėdi ir staiga yra susiparinęs, nes jis 20 minučių parkingo nerado atvažiuodamas į renginį. Susiparinęs dėl to, kad jo vadovas jį pasodino ne prie to stalo įmonės renginį. Susiparinęs, nes staiga tie 3 Cuba Libres, kurias jis išgėrė renginio pradžioje, jam staiga kalė į galvą per stipriai. Yra tiek daug dalykų, kurie vyksta. Ir aš tu pasakysiu dar vieną dalyką. Net visiems tiem, mudviem sėdint čia, visiems tiem, kurie žiūri šitą podcastą, dar tiek daug dalykų vyksta mumyse šią akimirką, kurių mes pilnai neįsisąmoniname. Pro mus kasdien praplaukia tiek daug psichologinės informacijos, tiek daug triukšmo, kurio mes neįsisąmoniname. Kuris tik šiek tiek vėliau išlenda, nes žmonės turi pykčio, kuris pilnai nėra paleistas. Arba kaip tik nesaugumo, kuris pilnai nepaleistas. Ir jis įsiverčia visur kitur. Ir kartais visiškai primityvių keistų elgesių, kur buvo vienas interviu apie mane, kur manęs paklausė, ar man patinka vienatvė, ir aš pasakiau, man labai patinka vienatvė. Ir tą klipuką iškirpo ir staiga komentarą rašo man viena moteris, tai man irgi patinka vienatvė, bet aš tai neskelbiu to visiems. Dūra, tu tik visiems parašai, kad tau patinka vienatvė, ir tu kaip tik skelbi visiems, nes tu turi nesaugumą ir tau labai svarbu pasireikšti. Ir tas žmogus neparašė komentaro, manau, dėl to, kad jį sutrigerino. O dėl to, kad galbūt tam žmogui labai trūksta dėmesio ir meilės, gal ta vienatvė ją slegia ir jis sakydama, kad jai labai patinka vienatvė. Iš tikrųjų, tai yra tiesioginė to žodžio prasme psichologijos vadovėlį aš galėčiau įdėti. Pagalbos šauksmas, kaip žmogus slegia vienatvę. Ir sakydamas, ne, aš jaučiuosi labai gerai, sako, hebra, man labai labai liūdna. Ir kartais už to dalyko noro, tiem žmonėm, kurie mums labai nori kasti, kartais noras yra prašymas tiesiog apkabinkit mane, nes aš galbūt kažkada vaikystėje arba dabar jaučiausi labai labai stipriai nemylimas arba nemylima. Tai ta psichologija visa veikia. Ir ypatingai, kai tavo darbas yra padaryti, kad kitiem būtų smagu, o tai yra žvėriškai sunkus darbas. Padaryti kitą žmogų laimingą yra kur kas sunkiau negu daryti nelaimingu. Man jeigu duotų dabar 2 minutės padaryti tave laimingu, tai būtų labai sudėtinga, nes aš nežinau, kas tave pradžiugintų, ar tau nupirkti, ar tau geriau kažką papasakot, negu padaryti tave nelaimingu, tiesiog sustiklinę duoti galvą ir jau tau diena sugadinta. Tai yra super easy. Tai tie standartai yra labai labai sunkus. Ir jeigu esat matę nuo senų laikų tą verkiančio klauno archetipą, tai jis yra truputį apie tai, kad sunkus tas darbas tave tiek išsekina daryti kitą laimingų, kad tai turit kartais kainą to, kad tu pats pasidarai truputį nelaimingas. Jo, čia labai plačiai. O koks klausimas buvo, atsiprašau, žinkit. Klausimas buvo, ar daug psichologijos? Psichologijos. Taip, psichologijos labai daug. Taip, super. Man, žinai, aš vieną mintį dar prieš užduodant tą klausimą galvojau, sąmoningai galvoju apie pauzes, kai pasakoju. Būna, kad sustoja ir pagalvoja, kad dabar reikia pradėti pasakoti. Nes aš girdžiu artikuliaciją, jinai puikiai atrodo kaip, nežinau, iš vadovėlio. Tikrai? Jo, ir tu, žinai, padarai pauzę ir žinai, kada pradėti. Nes aš ir pats šiek tiek domiuosi ir esu stebėjęs, ta prasme, ir tie mokytojai, kurie moko tą daryti, sako, kada tavo balsas yra labai žemai ir tada tu pakeli balsą ir aukštai pradedi kalbėti arba padarai pauzę, kurios tuo momentu reikėjo. Bet tą visą tą kalbėjimą, paverčia visai kitokiu.
Ir smagu, kai daug pokyčių yra. Galvoji sąmoningai apie tai? Ar jau tai yra visiškai įsikalę? Ar aš pastrateguoju, tu turi galvoj? Scenoj beveik visada, nes yra tam tikras ritmas ir tam tikri dalykai, kur man reikia, žodžiu. Nes šiaip tai yra įdomus dalykas, pauzių naudojimas yra ne tik tai artikuliacijų kalbėjime, tai yra, kai kalba politikas, kai kalba ten nesvarų pardavėjas, net kai tu kalbi su klientu. Pauzių naudojimas yra viena esminių technikų psichoterapijoje, kur tiesiog tu leidi būti. Čia ir dabar. Ir žmonės sunkiai perneša pauzes. Dažniausiai tie žmonės, kuriems labiausiai reikia pauzų, jie šneka kaip tik labai daug. Labai dažnai, jeigu aš noriu nieko nepasakyti, aš pasakau daug. Nes, žinai, tu manęs paklaustum, ką aš galvoju, greit galvoju apie ko aš nemėgstu, kokio žmogaus aš nemėgstu, negaliu dabar sakyti, iškirpsit į šitą, sakykim, kokio nors ten politiko. Tai žinai, reikia priimti visas nuomonės, mes gyvenam demokratiniai visuomeniai ir žmogus turi teisę savo nuomonę, jis atspindi tam tikrą visuomenės sluoksnį, kuris turi teisę į tokią nuomonę. Ir kaip tik ta nuomonių įvairovė mus apsaugo nuo autoritarinio režimo, bet aš galiu kartais pasakyti, kad žinai, politikas X man nepatinka, viskas, nekenčiu, nemėgstu, mane nervina, erzina ir taip toliau. Tai tas dalykas yra labai svarbus. Tai pauzių naudojimas, to technikoj prabuvimas pauzėje šiaip labai aš mokausi. Aš, pavyzdžiui, tikrai dabar darau, pavyzdžiui, mindfulness meditacijas, kur aš tiesiog su meditacinė muzika 10-15 minučių pasėdžiu be triukšmo. Man reikia tylos. Aš tiesiog fiziškai trokštu prieš renginį ir po renginio, aš turiu kartais komandą, jie šneka, ruošiasi ir taip toliau, aš nueinu, žinokit, į kampą vienas pabūti. Būna prieš renginį, aš išeinu į lauką už durų tarnybinių ir aš tiesiog pastoviu, aš sakau, hebra minutė, man reikia biškį išeiti čia tam, kad tiesiog būt vienam. Aš įsidau ausinukes kartais, kai mane veža iš renginio namo, kad ne aš kažką klausau, vien tam, kad aš patylėčiau. Tai man labai dabar reikia vis daugiau ir daugiau to laiko, kad aš atsigaučiau, tokio pabuvimo tyloj, nes tyla vienareikšmiškai gydo, tą budistai naudoja, bet kai aš kalbu, aš negalvoju. Aš dabar mano pauzės gaunas dėl to, kad aš kartais pavargstu nuo kalbėjimo ir jos organiškai atsiranda, kad aš galėčiau toliau kalbėti. Tai va, bet to reikia nepamiršti, nereikia skubėti. Aš visada ir vedėjai mes visi tą darom, kalbam aukščiau negu reikia, kalbam greičiau negu reikia. Greitas kalbėjimas labai fainas yra, kai tu esi radio laidų vedėjas. Sveiki mūsų klausytojai, mes pradame dar vieną laidą, puikiai diena. Sveiki visi, kurie dabar esate kamštyje ir klausotės mūsų. Bet jeigu aš tau noriu pasakyti kažką svarbaus, aš kalbėsiu trumpai, aiškiai ir lėtai. Esi sakęs, kaip žmogus reaguoja į triuką, daug pasako apie patį žmogų. Labai daug reagavimo tipažų. Jei norit pažinti žmogų, atsiveskite jį į magijos vakarą. Gali papasakoti apie tai plačiau? Ką va tavo reakcijos žmogaus gali apie jį atskleisti? Reakcija ne tik į magijos triuką, bet šiaip reakcija į kai kuriuos subtilius dalykus labai daug ką gali pasakyti apie žmogų. Jeigu tu nori pažinti geriau savo antrą pusę, kai kuriuos draugus, net save, šiaip pamatyti žmonės, reikia įsiklausyti ne tai, ką žmogus kalba apie save. Aš esu toks žmogus, kuris man patinka tas ir tas. Ne. O ką jis kalba apie kitus? Kokius dalykus jis kitame pirmiausia pamato? Kuo jisai žavi kitame žmoguje, arba kas ją, man jinai nepatinka, jinai ten tokia, anokia, trečiokia. Man tai iškart labai daug sako, kas yra tavo trigeriai ir ką tu pirmiausia pastebi kitame. Aš esu sutikęs šou biznėje žmonių, kurie tave pirmiausia nužiūri ir pažiūri, kokios firmos tavo marškinėliai, kaip tu apsirengęs, jiems tai labai labai svarbu, nes jiems tai yra statuso rodiklis.
Yra žmonių, kuriems statuso rodiklis yra tavo, nežinau, laikysena, kaip tu dažnai eini į sporto klubą. Dar kažkas, tavo ten kiti atributai. Kitam yra ten tavo, žinai, ten pasiekimai. O, jis turi daug babkių. Tai yra didžiulis statuso rodiklis kažkam. Kitam kaip tik, tu turi daug babkių, tu jam keli iššūkį. Jis būtinai nori užvažiuoti ant tavęs. Kiek yra žmonių, kurie galvoja, jis vedėjas renginiuose. Kiek yra žmonių, kurie nori kartais pasirodyti prieš savo merginą. Aš dabar šį šeštadienį turėjau vestuves. Ir buvo vienas vaikinas, kuris matosi įsipratęs būti alfa šitų patinų. Ir jis taip stengiasi pabūti svarbiu ir aš scenui darau triuką. Ir aš taip stengiuosi jam ištarsiuoti, kad aš nekonkuruoju su tavim. Būk tu savo draugų tarpe žvaigždė. It's all good. Viskas okei. Aš nesiruošiu atimti tavo šviesos prieš tavo merginą. Džiaugis puikiai. Ir ten ar pareplikuodavo ar ką. Ir visiškai pro šalį. Ir man toks cringe'as buvo. Ir šalia sėdi kaip tik prie jo stalo jaunieji, kurie mėgaujasi to vakaro. Ir aš galvoju, okei, bet negadink jiem. It's not about you. Viskas gerai, aš darau šou, aš tave matau. Aš tik dirbu savo darbą, tuoj bus pertrauka, visų dėmesys tave, tu vėl juokauk ir visa kita. Ir man tai buvo taip svarbu ir tas žmogus tikriausiai neišgirs tos minties, bet aš labai norėčiau jam pasakyti, kad viskas yra okei ir tu turi teisę būti savim, bet tu esi savo artimo brangaus draugo šventėje. Leisk jam ir jo šventį įvykti, jam pasidžiaugti, pasimėgauti, o tada visą dėmesį spotlightą susirink. Tai va tas labai svarbu, kaip žmogus kartais elgesi. Kodėl dėl triuko? Stiklinė buvo, stiklinė dingo. Nežinau, kur jinai dingo. Ir tu iškart matai, kaip žmogus priima nepatogią situaciją, nežinia. Ar jis nori pasirodyti, eik tą žinau, jis ten į rankovę įkišo. Dažnai tie paaiškinimai būna pro šalį. Aš toj paguglinsiu, žinai, aš toj valdysiu situaciją, ramiai, aš nepasiduosiu, aš nebūsiu čia loseris. Nors dažniausiai, kaip tik tas, kuris priima, okei, fainai, dingo stiklinė, žinai, neįsivaizduoju, kur jinai dingo. Va čia va yra stabilaus, saugaus, išmintingo situaciją valdančio žmogaus, sakyti, okei, aš dabar neturiu sprendimo, aš jo neužpildysiu šūdmalystėm, aš priimu situaciją, kad aš nežinau, chill, gali ir tai būti. Valio. Aš nebandau suktis, vartytis iš gaidžio ir paaiškinti. Ir tas gyvenime visur yra. Kai susiduri su tom tikrom situacijom, su tom tikrų ramių priėmimų būties ir to, kas vyksta. Viskas yra okei susitrigerinti. Viskas yra okei susinervinti, supykti. Aš irgi kartais kamščiuose būnu nervuotas. Aš irgi kartais prieš renginį būnu labiau įsitempęs ir mane erzina, kad, pavyzdžiui, aš paprašiau, jog būtų prožektorius nustatytas į mane scenoje taip, kad žiūrovai galėtų mane puikiai matyti, o staiga jisai pastatyta šonu. Ir what the fuck, hebra, aš stengiuosi dirbti savo darbą ir jūs stengiatės. Aš esu reiklus irgi ir būna dalykų, bet jeigu tave toks šūdnikis, tavo ego, tavo statusą, tavo savivertę sutrigerina, kaip kažkokia tai pastaba ar dingusi korta, tai visgi yra tam tikra žinutė žmogui, kad dar darbo su savimi šiek tiek liko. Žinai, tu sakai, kad labai daug dalykų įeina į tą pasiruošimą ir magijos triuką, daug darbo, daug pakartojimų, daug labai labai smulkių detalių. Suprantu, viskas good. Tuo pačiu va dabar sakai, kad į kitą pusę gyvenimo, kad kartais nereikia susireikšminti, ne? Reikia pažiūrėti plačiau dalykus. Ir vat apie perfekcionizmą pats esi sakęs, kad kartais ir tie dalykai, kurie yra nepakankamai gerai, yra gerai. Tai vat kaip tau, kaip iliuzionistui, čia draugas ar priešas? Šiaip vieni geriausių klausimų, kokius esu girdėjęs, tai jūsų redakcija labai džiaugiuosi, kad tai yra ne apie laidą, ne apie asmeninį gyvenimą ir problemas. Bulvarinė, žinai, kokia nors ten. O kur jūs tūsinatės? Tai tas labai faina. Geras klausimas. Čia yra vienas svarbiausių atsakymų, į kurį aš vis dar ieškau tikriausiai to balanso. Aš tai teorinė, supranti, mes visi, aš teorinį atsakymą turiu, kad good enough is good enough. Ir tikrai taip. Ir tikrai taip, ir niekada viskas nebus 10 balų, ir niekada kiekviena diena nebus. Aš esu laimingas, aš esu sėkmingas, 10, jaučiuosi ant 10. Tikrai bus dienų, kai nenoriu, kai negaliu, kai ne mano diena, kai nesiseka.
kai aš esu labiau užtinęs kažkodėl, negu kad visada, nusakykime, man ten filmavimas svarbus, kai man skauda galvas siaubingai, aš turiu šiandien svarbų renginį. Good enough visada yra good enough. Ir mes visada sakom, kad profesionalas yra ne tas, kuris puikiai pasirodo, o tas, kuris kai pasirodo blogai, savo minusų sugeba paslėpti. Geras, jūs esat geras ne tada, kai viską gerai padarot, o kai yra kažkokios tai problemos ir kaip gerai jūs įsisprendžiat. Gydytojas ne tas, kuris niekada nesuklysta, o tas, kai yra komplikacija, sprendžia toliau, kaip ją gydom. Tai good enough yra teorija, bet aš nesijaučiu taip. Suprantate? Ir kai aš jau žinau, kaip yra, kai yra 10 renginys, kai viskas puikiai sklandžiai praeina. Fuck, aš susinervinu. Ir man gaila tada. Ir net šiandien buvo, aš turėjau skambutį prieš pat mūsų filmavimą, kur klientas sako, mes norim šou, bet nenorim ten vieno dalyko. Ir aš žinau, kad tas dalykas labai didžiulę pridėtinę vertę mano šou duotų. Ir jis sako, nenoriu, aš tada galvoju, nafik, aš tada nenoriu jūsų renginį dirbti. Bet aš tada galvoju, aš negaliu taip elgtis, nes man tai yra šventas dalykas. Aš myliu ir gerbiu savo klientus. Ir staiga aš esu tokiam dalykai ir aš galvoju, gal paleisti ir sakyti, važiuojam, koks skirtumas ten, nenorit triuko, sakykime, su skraidančia stiklinė, nedarysim, man dar lengviau, o dieve. Bet tada galvoju, nes tas triukas yra kertinė dalis, kur parduoti save iki galo, o kur už save atstovėti, kur priimti tam tikrą tokį, žinai, kad nebus perfect. Žinai, kas pakeitė mano mintį ir idėją ir man padėjo neišprotėti šito klausimu. Kai aš žiūrėjau interviu su Celine Dion, kuri turėjo Caesars Palace savo rezidencijais, jinai pasirodydavo ten kas vakarą, fantastiškam šou, bilietai ten $1000 kainuoja, pastatytas drėkintuvas scenoj, kad jos balsas neišdžiūtų gerklė, kad negalėtų gerai dainuoti. Mikrofonas sukalibruotas iki beprotybės. Galėdavo pasakyti, ir jau ten skamba, tekstas eidavo jos ekranuose. Ir jei į jį neįra, jeigu netyčia nepamirždavo, nes kai daug atlikinėjai, čia ne dėl to, čia kai buvo skandalas, kad Monika Linkytė, dauguma žmonių turi suflerį, čia dėl to, kad profas maksimaliai pasiruošė net mažiausiai klaidai. Sako, naktį pažadinta turėjo mokėti Lietuvos gimną, nenusišnekėkit. Aš pastatyčiau jūs tiesioginį meterį prieš lempas ir taip toliau, jūs pailsėję naktį bet kas geriausias profas, jeigu jis nėra mašina, tu gali jį pamesti. Man Rondo, atsimenu, Aleksandras Vanauskas Farą sako, visą gyvenimą dainuoju Eglę mano sesę, pasileidžia akordai vienam renginį, sako, neprisimenu pirmos frazės, baltas lapas, nes tu niekada nesi atsakingas už kokios ten smegenų jungtis susiveiks, ar staiga koks žiūrovas nugrius ir tave išmuš iš vėžių. Celine Dion, viskas paruošta, viskas padaryta, ten kaukės, degonijas, tobula. Ir jis sako, man taip retai būna, kad mano pasirodymas būna 10. Kur viskas paruošta, kad jis būtų. Man būna, nejaučiu. Ta diena aš truputį prikimus. Mikrofonas, kuris viskas paruoštas, staiga ima ir pradeda šaudyti. Ar fonuoti. Staiga viskas puikiai čia šokėjai. Vis kažkas ne taip. Tai ant 10 būna labai, labai retai kada. Visi mes performanam ant 10 labai retai kada. Ir to tikėtis yra beprotybė. Faina, kai tai yra, bet išlaikyti, pavyzdžiui, 8 yra labai labai sunku. Vieną kartą atvaryti ir gerai paperforminti, padaryti gerą sandorį, kažkokį prasukti gerą reikaliuką yra lengva, bet išlaikyti savo kokybę 8, pavyzdžiui, yra labai labai sunku. Amerikiečių magas Penas Žilet turi gerą posakį. It's easy to be great. It's very difficult to be good. Lengva kažkada paimti ir puikiai kažką pasirodyti. Vieną kartą gerai padainuoti, bet kuris vedėjas gali, ar dainininkas. Net sugedęs laikrodis gali vieną kartą parodyti gerą laiką. Bet visą laiką išlaikyti, deliverinti kokybiškai yra sunku. Tai tas 8 taisyklė yra pakankamai gerai, labai labai teisinga. Psichoterapijų žmonės dažnai kalba, mano mama, mano tėvai padarė daug klaidų, čia mane įskaudino, mamos kartais auklėdamos vaikus persistengia, nes jos nori būti tobulos mamos. Netiesa. Psichologai turi tą tokį posakį, pakankamai gera mama yra gera mama. Ir įsivaizduoti, kad tu steriliom sąlygom užauksi, netiesa, mums reikia tų
tų kartais sunkių išgyvenimų, kad tvirtintų mus, kad auktų. Ištižimas niekada nebus gerai. Mums reikia tam tikro atsparumo bakterijom, turiu galvoje ir psichologiniam bakterijom, ir gyvenimo skausmui. Tai tas perfekcionizmas mane kartais varo iš proto, bet aš dabar mokausi paleisti. Papasakos istoriją, mano kolega, jis yra ir prodiuseris, ir atlikėjas, ir jis turėjo turą Amerikoje. Ir jis pasako man apie biudžetą. Čia tiek apšvietimui, tiek kūrui, tiek kelionėm, čia tiek ten prasisuka $100,000 ir 10% parašyta force majeure. Sakau, tai kaip 10%, iš kur tu žinai? Sako, aš žinau, nes statistiškai, o gal nereikės? Ne, sako. Visada reikia pasiruošti, kad 10% eis velniop. Tikrai drąsiai pasiruoškim. Iš 110% mano renginių bus arba garsas, ar tas netaip, priimti tą. Ir kai tu pasiruošęs nurašyti sąnaudom, kad nesėkmė sulūš, nepavyks, biški paleidžia. Esi turėjęs kažkokiu nepavykusio pasirodymų, triukų ar kažko, vis tiek tau ar ne, kaip norinčiam žmogui, kad viskas būtų iki maksimumo, dar reikia ir su to susitvarkyti, jeigu taip nutinka? Tai vienas sunkiausių klausimų, žinau, kurį aš girdžiu, nes, pasako kažkokius juokingus nutikimus ir taip toliau, labai mažai aš jų esu turėjęs. Todėl, kad jeigu aš nors truputį nepasitikiu triuku, aš juo labai bijau. Ir aš tada jo nerodau. Aš jau rodau tada, kai, žinau, kad galiu deliverinti. Tai tokių kažkokių nesėkmių ne apie triukus nepavykusius, bet aš turiu turėjęs nesėkmių, kur visi girti ir jau griuvinėja ir niekas mane nežiūri. O aš pasirodymas vyksta naktiniam klube, naujųjų metų naktį, po 2 valandos nakties. Dalis žmonių jau namo išvažiavę. Kiti kominiai, treti prie staliukų, kiti tiesiog šoka, reivina. Ir aš išeinu į sceną daryti savo performansą, čia buvo labai seniai Klaipėdoj. Ir žmonės tiesiog, 3 žmonės gal tik tai žiūri. Ir tai kominiai. Aš nelaikau to labai gerų pasirodymų. Aš buvau vietoje, aš buvau pasiruošęs, aš šou padariau. Bet ar tai buvo palyginus su to, kokius aš kitus esu turėjęs? Ne. Ir tada tiesiog tu išmoksti arba išjungti, arba kai kur paleisti, nes tame yra žavesio. Pažiūrėkit, kaip seni žmonės kartais. Sako, kas jiems į galvą ateina. Ir kaip tai yra žavu. Kaip mes lietuviškai turim daug, when a person doesn't give a fuck. Kai žmogui truputį lengvai vienodai. Ir tas yra faina. O tas balansas, kai taip aš noriu, kad būtų gerai, bet aš priimu, jeigu ir nebus gerai. Apie tam tikrą pasidavimą ir priėmimą, kad neišeina, tai neišeina. Nors aš tikrai žaviuosi žmonėm, kurie ekstramaina. Aš žaviuosi žmonėm, kurie dega savo darbų tuo, ką daro, kai jie myli, kai jie stengiasi, kai jiems rūpi. Man faina, kai žmonėm rūpi tai, ką daro. O kaip, sakė apie tą filosofiją, ne? Aš dabar užsiklausiau tavęs ir pagalvojau, kodėl yra svarbi gyvenime, kodėl yra svarbi darbe. Nes tu sakėjai, ne? Aš daviau mintį ir tu sakėjai filosofiją. Aš to papasakosiu dar, kodėl jinai labai svarbi visur. Aš esu baigęs filosofiją ir psichologiją. Ir aš galiu tuos 2 mokslus palyginti. Vienam yra virš 2000 metų, kitam yra virš 100 metų. Skaičiuokim populiariai nuo Zigmundo Freudo, sakykim, revoliucijos, ta psichologijos mokslas, ne Freudas iš tikrųjų laikomas psichologijos mokslo pradininku, bet jo garsusis vardas yra kaip ataskaitos taškas psichologijos mokslo istorijai, to savęs pažinimo ir taip toliau. Bet filosofijai tai kvietė jau 1000 metų. Filosofija jau turėjo tam tikrus atsakymus. Filosofijos mokslas yra įdomus, nes tai yra, tokie pamatiniai klausimai, kas esu aš, kodėl yra kažkas, o ne nieko, kokia yra to prasmė. Prasmės klausimas. Puiku, kad tu nori būti geriausias futbolininkas Lietuvoje, bet kokia tai yra prasmė? Psichologija klaustų, kaip tu dėl to jautiesi, arba kokia vaikystės trauma tave verčia, kad tau taip svarbu, nes aš turiu ir kolegų šou biznė, kuriems taip svarbu konkurencija. Jie taip jautriai žiūri tą konkurenciją, konkuruoti ir galvoju, tas beždžionės smegenų mąstymas, kad keli patinai, aš nekonkuruoju su tavim, tu nori čia būti pirmas, you go for it, aš tiesiog noriu turėti darbo, galėti jį dirbti, gerai atlikti ir mėgautis juo, tiesiog eiti savo keliu ir būti sveiku. Tai yra dalykai, ten konkuruoti kažkam geriausias tu.
Kažkam geriausias aš, kažkam geriausias Jonas. Kažkas pamatęs tave įsimylės iš pirmo žvilgsnio, ar ten, nežinau, sakys, okei, su žmogum aš noriu verslą daryti. Kažkas sakys, blemba, žinau, kažkodėl jo nepernešu. Go for it. Tai tiek daug subtilių dalykų, kurių net patys mes nesuprantam, tai lemia. Tai filosofijos mokslas užduoda tos paprastus klausimus, kurie, žinai, yra esminiai, kokia yra to prasmė, apie ką visą tai, kodėl viso to reikia. Ir sustoti susimastyti yra labai labai svarbu. Turėti vertybinį pagrindą ir atsakymą savo, kodėl aš tai darau, kodėl aš to noriu, apie ką, kodėl man tai yra prasminga. Kokią prasmę neša, nesvarbu, kad aš sauskeliam, pavyzdžiui, gal prekiauju, mano verslas. Okei, aš noriu padaryti tą, yra labai labai svarbu. Ir jeigu pažiūrėsi dauguma kultų, dauguma net verslų garsių, norėdami motyvuoti savo žmonės, jie sukuria tą filosofinę fabulą. Tai nėra tik apie tai, kad mes norim parduoti 300 stiklinių. Ne. Dauguma sakys, mes parduodam fantastišką patirtį pajūry, kai iš mūsų stiklinių žmonės geria savo kokteilius, kai jie susidaužia švesdami sužadėtuvės, pavyzdžiui. Tai staiga yra nebe stiklo gabalas, kuris Kinijai pagamintas už 12 euro centų. Tai staiga yra tam tikra patirtis, idėja. Žiūrėk, reklama, šokoladuko reklama, atsikas gabalėlio dangaus. Ar gabalėlis rojaus. Fucking rojus, ne? Jūs rimtai? Rojus. Už 90 euro centų Norfoj. Nu, žinai, bet staiga tai jau tampa apie kažką daugiau. Taip yra, mes matom įvaizdžiais. Mes perkam automobilį kartais ne dėl to, kad čia yra būtent tiek arklio galių ir ten kas yra po kapoto, o dėl tos vizijos, kad štai kabrioletas atneš man tą fantastišką patirtį prie Como ežero Italijai. Tai ta mistika, ta iliuzija, kurią mes savo kūrėm, ta legenda, kurią mes savo pasakojam, jinai yra ir svarbi, ir tai yra daugiau apie tą tokį jausmą, apie tą filosofiją. Ir filosofija turi tokius esminius klausimus, pavyzdžiui, pažink save. Kas tau yra svarbu, kur yra tavo stipriosios savybės? Kas tave įkvepia, kas tave skaudina? Kam tu pavydi? Vienas iš geriausių klausimų, kurį gali kada nors savo užduoti. Kai esat pasimetę, pagalvokit, kam ir ko jūs pavydit. Pavydas yra didžiulis rodiklis to, kokios emocijos, kokio jausmo tau trūksta. Kartais tą jausmą gali patenkinti visiškai ne tuo. Kiek daug žmonių troško būti žinomi ir jų karjera truko 5 metų, nes jie staiga perdegė ir jie suprato, kad jie nežinomi troško būti, o turėti kažką, su kuo galėtų į Nidą nuvažiuoti arba mylėti ar kažkuo pasitikėti, ar kad kažkas pripažintų ir sakytų, žinai, tu esi puikus. Tai filosofiniai dalykai yra svarbus ir tie klausimai yra absoliučiai savęs pažinimo procesas nesibaigiantis. Yra tokia istorija, kur Schopenhaueris berods, filosofas, fantastiškas filosofas, ėjo gatve ir atsitrenkė į žmogų, ir tas žmogus pažiūrėjo ir sako, sveiki, o kas jūs esat? Nes jis sako, jeigu aš tau galėčiau atsakyti šitą klausimą, aš nebūčiau filosofas. Ja, teisingai. Copperfieldas yra pasakęs, the real secret of magic is that it brings people together. Kokią magijos misiją tu jauti savo pasirodymę? Kokią mintį tu neši? The real secret of magic is to bring people together. Praktiškai esu įsitikinęs, kad arba šitas sakinys yra šiek tiek pakoreguotas, arba tai yra išimta iš iš konteksto. Jo, nes jis irgi turi labai stiprią filosofiją, jisai, man jis patinka, nes jis, kai konsultuojasi, kurdamas naują triuką, jis konsultuojasi ne su ten profesionalų kitų magų, o jis, pavyzdžiui, Francis Ford Coppola, kino režisierių paklausė, kaip padaryti tą triuką, kad jis atrodytų kaip filmo scena, o ne kaip triukas. Tai tavo klausimas yra apie ką man yra. Taip, kokia tavo idėja? Šitą apie ką tau yra magija? Man yra magija apie tai, kad misija mano yra pakelti iliuzijos meną iš naftalininio cirko ir parodyti, kad mano menas gali būti, kad aš galiu sujungti nesujungiamus dalykus. Gilesnę mintį, jautresnį momentą, filosofiją, komediją, cirką, lengvumą į vieną unikalią patirtį. Kaip aš sakau, kai man skambina, mes norim magijos šou, aš sakau,
tai ne magijos šou, tai yra Manto Wizard šou. Su magija, su pabendravimu, su kažkuo. Mano žinia yra ta, aš labai noriu, kad žmonės gerai praleistų laiką. Aš noriu, kad jie pasidžiaugtų. Aš noriu padovanoti jiems nepamirštamą nuostabią emociją. Bet kas palengvina, o gyvenimas nėra lengvas, palengvina jų kančią, padeda jiems užsimiršti, pasijuokti, pasidžiaugti. Yra man nuostabu, dėl to aš taip mėgstu vestuves, asmeninės šventės, kad kažkokioj gražioj ypatingoj šventėj, kai žmogus yra mylimiausių žmonių apsupty, padovanojo kažkokią amazing experience. Padovanoti tam tikrą džiaugsmą ir užsimiršimą, padovanoti magic, wow experience pagarbiu būdu. Aš noriu, kad mano žiūrovai jaustų, jog aš tikrai juos myliu ir gerbiu, net jeigu jie manęs nemyli ir negerbia. Tai tas man yra irgi svarbu, kad ne tai, kad ateik, žiūrėk, aš rasiu kortą, debilas, nežinau, iš kur ištraukiau, ne, kad wow, atsirado korta, geras, įsivaizduoju, kokių dalykų gyvenime įdomių gali nutikti. Tai labiau per tą teoriją. Mes turim tradiciją, kadangi prieš tai buvęs pašnekovas visą laiką palieka klausimą kitam pašnekovui, nors jisai nežino, kas jisai bus. Oho, geras. Tai aš skaičiau klausimą prieš, kartais skaitau, kartais ne, tai matau, kad žmogui, kuris studijavęs filosofiją, bus labai įdomus. Ok, prašau. Jeigu Lietuva taptų diktatūra ir tu taptum diktatorium, tavo nurodymai turėtų būti vykdomi 100% ir niekas negalėtų prieštarauti tavo sprendimams. Kokius 3 pagrindinius dalykus Lietuvoje pakeistum, kad Lietuva kaip valstybė suklestėtų? Kartais šiek tiek diktatūros yra neblogai. Ir kai mes dirbam su savim ar truputį bendraujame, dar kažkas, diktatūra yra gerai. Yra gerai, kai yra vienas žmogus, kuris prisima atsakomybę ir sako, darom. Aš žinau labai sėkmingų, garsių žmonių, kurie kartais verslo ir atsakingus sprendimus priima, mesdami monetą arba ridendami kauliuką. Jeigu lyginis skaičius darau, jeigu lyginis nedarau. Ir tu žinai, jam puikiai sekasi. Ne dėl to, kad ten įvyksta kažkokia magija, o dėl komitmento. Dėl pasiryžimo, kokį sprendimą bepriimsiu, jį vykdyti. Kartais tas blaškymasis daryti, nedaryti, tai visų nuomonės svarbios, tai pasitarkim visi. Aš visada žinau, kai yra renginys ir mane pakvietė staiga į HR skyrius. Ir ten yra 1-2 žmonės, kurie daro renginį ir jie sako, žiūrėkit, mes norim to, mes šnekamės puiku. Ir aš vieną kartą atvažiuoju ir ten į HR 6 žmonės daro renginį. Ir aš žinau, kad tas renginys 100% nebus sėkmingas. Nes 6 žmonės su savo nuomonės, o ne, tai karštus po 8, ne, tai karštus, ne, tai aš noriu to, tai darom temą Alisa stebuklų šalyje, bet su didžioju Gatsby ir staiga Oskarų tema ir noriu, kad vestų tas ir tas, ne, tai tegu veda tada kartu. Prasideda mišrainė. Kai kur reikia žmogaus, kuris priima sprendimą, kai kur reikia lyderystės, kai kur reikia to. Ir aš, pavyzdžiui, kai dirbu, pas mane irgi yra tam tikra prasme diktatūra. Tam, kad aš galutinį sprendimą priimu. Aš degu ir ant scenos, jeigu kažkas ne taip, bet aš ir priimu, kad, žinai, nedarom šito. Bet žinot ką, aš jaučiu, kad darom. Gal aš prašausiu, bet taip, aš taip jaučiu. Tai tas žodis diktatūra nebūtinai yra neigiamas, spauskim iš jo, kas yra geriausia, gerai, pasimkim tą teigiamą pusę. Tai, ką aš atsakysiu, ką aš daryčiau Lietuvoje, jeigu aš būčiau diktatorius, tai liuks, nuostabu. Tai, ką aš atsakysiu dabar, yra visiškai paistalai ir nieko labai turiningo ar naujo neišgirsit. Tai tą iškart pasakau. Nes politiką nelabai gerai išmanau ir čia yra mistika, man atrodo, kad ten yra per daug chaotiško žaidimo ego principais ir visiškai tuščiais paistalais, negu konkrečiais darbais ir tai yra labai, labai gaila. Aš daryčiau viską, būdamas diktatorium, kad pamatiniai 3 dalykai klestėtų maksimaliai. Kad krašto apsauga, švietimas ir medicina būtų maksimaliai aukščiausiam lygyje, ne kultūra, ne sportas, dovanokit, ne dar kažkas, kuriuos labai myliu ir labai svarbu. Šitie 3 dalykai būtų absoliučiai valstybės pamatas. Kad gydytojai ir mokytojai važinėtų naujais Bentleys ir Rolls Royce'ais, o ne turinio kūrėjai, su visa pagarba.
kad dievinami būtų intelektualūs, švietėjišką veiklą darantis žmonės, o ne gražiai blizgančios, dainuojančios žvaigždutės. Manau, kad tai būtų svarbiausia dalykai, kad visuomeniai būtų kuo daugiau edukuotų, apsišvietusių, kiek įmanoma intelektą išlavinusių žmonių, ieškoti visokių būdų, kad kuo daug mažiau būtų tamsybės, skausmą, heitą, nesėkmes, praradimus ir didžiausius išgyvenimus žmonės dažniausiai mums atneša. Ne dėl to, kad jie mums nori tai padaryti, dėl to, kad jie tiesiog yra buki. Dėl to, kad jie yra tiesiog tamsybei, skęstantis. Taip pat nesutikau žmogaus, kuriam visgi nereikėtų apsilankyti pas psichoterapeutą. Labai daug investuočiau į psichinę žmonių sveikatą. Tiek, kiek jie investuoja laiko eidami į džimą, keldami svorius, bėgiodami, kas yra fantastiškai ir gerai, skirti savo psichiniai, emociniai sveikatai. Neužgydytos žaizdos yra didžiausia ne tik tai mūsų, bet ir žmonių, kurie mus myli priešai. Wow, jo, stiprus atsakymas. Tikrai? Jo. Okay. Mantai, ačiū, kad atėjai, kad pasidalinai. Viskas? Taip, aš dar tik pradėjau, o tai gerai, o tai nepakalbėsim apie ten, žinai, apie kokius nors pirkinius, kiek uždirba maga, ar ten, ar su kur ir su kuo buvo paskutinis pasimatymas. Tai ne, tai aš tiesiog noriu padėkoti už kvietimą, padėkoti kiekvienam žmogui, kuris klausėsi. Labiausiai, aš nebijau sugadinti kitiems žmonėms ten nuotaikos arba kad jie kažką praras, bet labiausiai bijau sugadinti ir pavogti iš kitų žmonių laiką. Tai čia tas man yra visada tokia didžiausia atsakomybė. Tai dėkuoju iš kvietimą, buvo labai įdomu pašnekėti, buvo labai įdomus ir taiklus klausimai. Gerai, ačiū tau. Ačiū, visiems sėkmės.